Aš nuoširdžiai, aš nežinau, ar aš buvau laimingesnis kaip dabar, kokius mes rėmėjus turim. Tai yra Vilniaus paukštynas. Dalykas, kurį naudoju kiekvieną dieną. Tai galiu patvirtinti, kad šitas dalykas yra belia kaip kokybiškas ir yra lietuviškas ir užaugintas be antibiotikų ir jokių pridėtinių dalykų. Jūs valgot tyrą viščiuką, kas yra labai fainai. Be paprastos vištienos jie turi ir sultinius, kurie yra verdami iš natūralių ingredientų. Jie yra verdami ne 12 valandų. Visi žino, kad geras sultinys reikalauja daug laiko. Ir aš naudoju būtent tokio tipo sultinius, kuriuos užtenka tik pašildyti. Niekada nenaudoju kubeliais, nes kubelėse ten yra pridėta visokių nesąmonių, kurių jūs nenorit. O čia yra viskas natūralu ir skanu ir lietuviška. Ir kaip minėjau, juos užtenka tik pašildyti, nes viskas jau čia yra padaryta. Tai šitas sultinys, kojomis dar yra geras, jis yra skirtas net ir veganams. Štai čia yra pas manęs daržovių sultinys. Ko jis yra dar geras, tai nes jis yra be glitimo, be laktozės, be dažiklių, be skonio stipriklių, be konservantų. Žodžiu, be visokių nesąmonių, kurių jūs nenorite įsidėti į save. Rekomenduoju pilnai Vilniaus paukštyno gaminius, nes pats juos naudoju kiekvieną dieną ir plus sultiniai. Tai jeigu norit paragauti tokius sultinius arba tikrą vištieną, juos galite rasti Maximoje arba barbora.lt. Tikrai rekomenduoju. Dalykas, kurį pats naudoju kiekvieną dieną ir nėra jokių problemų. Vilniaus paukštynas. Šiandien turime labai ilgai medžiotą svečią. Nežinau, sakyčiau, kokią metą laiko tikriausiai tarėmės ir vis dėl pateisinimų priežasčių negalėdavo. Tai Šarūnas Jasiukevičius, praeities žvalgas. Aš žinau, kad žmonės jau labai seniai norėjo, tai mes irgi senokai norėjom. Tai sveikas. Sveikas atvykęs. Labai faina pasigauti tave pagaliau. Labas, ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad sulaukėt pagaliau. Aš iškart pridėsiu nuo klausimo, nes mes turim tokias dvi dalis, kaip norėjom šitą pokalbį vesti. Tai aš iškart turiu klausimą. Žiūrėk, dabar jeigu tau duotų kažkas, tarkim, Lietuvos biudžeto gynybos, jisai būtų 2 kartus didesnis ir tu turi galę visą Lietuvą apginti. Nuo ko pradėtum dabar ir ką darytum su Lietuvos gynyba? Pirmiausia, tai nuo oro gynybos sistemų, apsiginti nuo dangaus priešų ir bandyčiau gal kažkaip atgaivinti tą Lietuvos aviaciją, kad mes irgi turėtumėm bent kokį pranašumą ore, kaip pranašumą, bent kažką ore turėtumėm daugiau negu 2 pasieniečius sraigtasparnius. Tada likusi dalis turbūt labiau būtų į tai, kas jau yra pradėta, tai yra ratinės šarvuotos priemonės, tipo bokseriai, į tankus turbūt nelabai ir tada visos bepilotės sistemos, tai yra robotizacija. Tai aš manyčiau, kad turbūt robotizacijai reiktų skirti gal kokius 25% visų pajėgumų, tiek ir personalo ruošimui, tiek ir pačių robotų. Ir turiu omeny, kad ne tik dronus, bet ir žemės dronus, ir dangaus dronus, ir jūros, ir vandens, ir pavyzdžiui, Ukrainoje yra dabar tokie dronai, kurie, visi žino ten tos dronus, kurie Rusijos ten juodosios jūros laivyną visą sudaužė. Bet yra dronai net mažiukai, vandens, pavyzdžiui, į melioracijos kanalus jie paleidžia ir tas droniukas nuplaukia ir kur yra pontoninis tiltas, per kurią kacapai persikėlinė per melioracijos kanalą, tai jis atplaukė ir tą melioracijos visą pontoną pakelia į orą. Visokių yra. Tai mes patys ten prisidėję prie gamybos, Burbonas toksai veikia, žinai. Urbonas, žinai. Turi žinoti Urbaną, tikrai, visi žino Urbaną. Tai jisai daro tos robotukus tokius iš riedžių. Kūrimą 2 riedžius. Riedis tai yra ratai, ratos yra varikliukas, yra valdymo plokštė. Tai jisai 2 riedžius sukomplektuoja vieną tokį nedidelį robotuką, kuris ten veža apie 150 kg ir jos naudoja ir logistiką. Ir, pavyzdžiui, tiltam nukėlinėt labai gerai. Prieš tankinių minų tą robotuką prideda, pavažiuoja po tiltų, ir visą nukelia. Tai vienu žodžiu. Bet čia Lietuvoje gamina jisai? Ne, Ukraina. Lietuvoje renka riedžius, ardo jos ir paskui tas dalis veža Ukrainą ir paskui gamybą būti Ukrainai. Lietuvoje negalima, taigi čia karinės paskirties prekės ten ir taip toliau. Aišku, čia kita tema galbūt, bet tai yra labai daug apribojimų, net dėl visų šitų dalykų, ko mes negalim daryti čia nais dabar. Ne, tai mes galim viską daryti tiesiog Lietuvoje karinės paskirties visos prekes, visus daiktus arba dvigubos paskirties reikalingos licencijos ir leidimai. Kitas dalykas, Lietuvoje, jeigu gamint karinės paskirties visus daiktus, tai negali naudoti kiniškų komponentų. Tai reiškia, negali tų ardytų kiniškų riedžių ir iš jų imti komponentus ir naudoti karo pramonėje. Dabar Lenkai net priėmė tvarką, kad nustatė atstumus, kad į karinės bazės neįleis jokių kiniškų automobilių. Jau nekalbant, kad į vidų net šalia parkuotis neleidžia, man atrodo, ten limitas bus ar kilometrų atstumo nuo karinių bazių. Čia vien tik dėl to, kad gali pasiklausyti per automobilį ar kiniškas automobilis jau yra grėsmė?
Traktuojamas kaip ginklas. Automobilis yra grėsmė, todėl kad pirmas dalykas, nauji elektromobiliai turi ten tas visas autonominės sistemas, kur tipo, ne va tai padeda parkuotis ten ir taip toliau. Nu, bet Tesla irgi, tu prieini prie Teslos, jisai jungia kamerą šoninį ir to vietoje, kur kažkas vaikšto, jisai ten filmuoja ir gali pasikalbėti. Tai lygiai taip pat kiniški automobiliai turgi visur ratų turi kameras, turi mikrofonus ir netgi kiniški automobiliai, ta prasme, bet kurį realiai elektromobilį gali operatorius iš serverio perstatyti į kitą vietą. Jeigu jisai gali pats automatiškai parkuotis, tai reiškia, jisai gali būti ir perstatytas į kitą vietą. Tai iš esmės, žinai, kariniai bazėje tu palieka kitokį automobilį mėnesiui, jisai vienoje vietoje ten pafilmavo, pažiūrėjo, kada juda, koks grafikas, kada kas įvažiuoja, kada išvažiuoja, kokios procedūros, naktį, kada perstatė į kitą vietą, tą mašiną, žinai, kitoje vietoje duomenys surinko. Lygiai taip pat ir prie vartų negalima stovėti. Tai dabar tokia tvarka yra. Lenkijoje, bet ne Lietuvoje. Lietuvoje dar ne. Tai šitą įvestum irgi. Tai būtinai, be abejo. Aš tai iš viso įveščiau, kad tų kiniškų prekių man turbūt čia ne tai baisiai reikia visur, kur yra su saugumu susiję. Tai ir šiaip, ta prasme, čia vieni tą automobilių rinką eina dėl konkurencijos, ten, kadangi valstybės yra, ten dotuoja, tai tu negali konkuruoti normaliai su jais. Taip. Pirmas dalykas, aišku, ten darbo jėgos kaina yra visai kita. Pas mus ten normalus inžinierius, kuris kūrė elektroniką ir tokias technologijas, tai vis tiek atlyginimai ten be 5000, tai turbūt nepasisamdys tokio žmogaus. O Kinijoje turbūt už $500 gali tokį pasisamdyti mėnesiui. Tai... Arba privers dirbti. Arba privers dirbti, paimti įkaitų šeimą. Baidžius surinkimą užsakyti Šiaurės Korėjai, kur už kopūstus dirba. Dar kalbant apie tą Lietuvos gynybą, ką norėjau tą temą užbaigti, mes ir su Laurinu kalbam pastovi apie visus ten įtvirtinimus, apie tas sienas. Kas to manimo būtų dabar veiksmingiausia Lietuvai, ten grioviai kažkokie panašiai? Kiek nuo pasienio ruožo kilometrais reikėtų paimti ir fortifikuoti kažkaip? Čia vėlgi aš negaliu pasakyti, kad vienas yra kažkoks daiktas, kuris yra gelbėja. Iš esmės visos priemonės, kurios sulėtina priešo judėjimą, yra geros. Net ir tokie senoviniai, primityvūs dalykai, kuriuos aš Šiaurės Korėjoje buvau ir naudoju irgi fortifikacijai. Pavyzdžiui, yra kelias, kuris nei iš šio, nei iš to lygioje vietoje tampa kažkoks viadukas, pastatytas estakadą, pervažiuot ir toje vietoje padaryti ant tos estakados kolonos, kuriuose viršui kilpos yra su traktoriumi užkabini, bum numetė ir toks kelias jau yra nepravažiuojamas ir abiejose pusės irgi padaryta, kad technika pravažiuoti negalėtų. Tai bet kas... Sorry, kažkaip daro, dar kad tos degančius užverčia, kažkaip jie turi pasiruošę, jeigu ten labai primityviai tiesiog, kad... Tai čia pasienyje iš tos jo. Gali uždegti ir tiesiog užmest ant kelio. Tiesiog, kad... Taip. Tai ta prasme, kiekviena, kad ir tokia pati primityvi priemonė, kuri priešą sustabdo, jinai yra efektyvi. Užtenka priešą sustabdyti, atvažiuoja kolona technikos, tu pirmą mašiną sustabdėjai ten 5 minutėm, reiškia visa kolona išsitempė, susto, kažkas išlipo į tūliką, kažkam ten parūkyti, kažko to ir gaunasi, ta kolona ten strigo porai valandų. Tai paskui sekantis etapas yra labai svarbus, kad į tą koloną būtų prišaudyta. Į tą vietą, kur tu sustabdai priešą, kad į tą vietą būtų minosvaidžiai, artilerija, prišaudyti dronai, visi laukia. Atvažiuoja kolona, tu ją pristabdėjai, ir tada visi, Charkovo gynimas taip ir buvo Ukrainoje, kad išgelbės, kolonas tiek sudaužė, pristabdė. Tai, čia kur buvo tie intervai, man atrodo, su tais rusų paimtais į tais belaisviais, kur skambino ten mamai, sako, čia visa kolona su Huerinu, sako mūsų, ir ten labai, kur pradžioje daug eidavo jų, kad sako, mes čia važiavom koloną, taip ir ten pasakoja. Sako, jie negalėjo patikėti, kad tiesiog taip paprastai jų visą ten koloną ištaškė tiesiog, ir ten iš kirių ten kampuoja ir... Tai va aš tai noriu, pasakyti, tai yra kompleksinis sprendimas ir viskas yra ok, ten tie Kasčiūno dantys, viskas yra su jais gerai, bet jų vienų neužtenka. Reikia įrenginėti pozicijas, reikia stacionarias pozicijas, reikia laikinas pozicijas, reikia pirmas gynybos žiedas, antras gynybos žiedas, trečias gynybos žiedas. Elementarus toksai dalykas, kad, pavyzdžiui, melioracinių griovių sistemą reikia daryti taip, kad tu per juos negalėtum pravažiuoti. Iš esmės, koks skirtumas kaip kast, ar taip kast, ar kaip, bet tu iš karto gali susiplanuoti, kad pasidarai lygiai grečiai palei sieną, ten, pavyzdžiui, 5-6 melioracinius grovius ir tai yra 5-6 kliūtis, prie kiekvienos jau turi sustoti, prie kiekvienos jau yra laikas įveikimui. Lygiai taip pat, miško keliukai, dabar, miško keliukų iš Baltarusijos važiuok, laisvai, ten yra dabar perkasti, bet yra tos tvoros padarytos, bet iš esmės ten, jeigu rimta šarvuota technika, jinai galėtų ir pravažiuoti, ten nelabai jau sukliudysi. Kelių sistema, irgi kelius reikia įrenginėti. Į sąjungininkų pusę mums reikia plačių kelių, į priešų pusę mums reikia siaurų kelių. Dabar pas mus, Minsko plentas 4 eismo juostom gali važiuoti, tai ten sunkiai tokį kelią net ir uždarysi. Plius ir tos kelio šonuose yra lengvai pravažiuojama, ten technika šarvuota gali greičiai važiuoti. Dabar jau ačiū Dievui, mums į Lenkijos pusę sąjungininkų atvažiuoti, tas kelias jau yra magistralė padaryta, yra 4 eismo juostos ir dar dubliuota šalia keliukai irgi, kad jeigu ten kažkas atsitinka. Tai viskas. Tenais yra, tipo, tyčia padaryti jie šitie.
Ar ten nevykia projektai yra kažkokie? Ne, ten yra, viskas yra padaryta, ta prasme, jie atlieka dvigubą funkciją. Okay. Pirma funkcija yra gynybinė, taip, kad tai yra dubliuojantis kelias lygiai grečiai, kuris yra mažos vertės ir jį nėra taip lengva sunaikinti, nes nėra didelio pylimo, ten jį gal sunkiau pataikys, jis siauresnis, o taikos metu jis yra lygiai grečiai skirtas važinėti tiem vietiniam gyventojam, kad jie neįvažinėtų į pačią autostradą. Okay. Taip, pravažiuodamas galvodavau, kam jie ten skirti yra, nes taip, įdomi atrodo labai. Tai gerai, ir tada turim, vis tiek ten greviai, tas, kaip ten sakai, dronų sienos ir panašiai viskas. Ir ko dar tada labiausiai reikėtų? Personalas mums dabar labai reikia ruošti. Pilotus jau, mes FPV pilotų jau turim. Jau čia buvo praeitą vasarą kariuomenės organizuotos pratybos, varžybos ir ten jau dalyvavo 360 kažkeli FPV pilotai. Tai čia viskas yra gerai. Bet toliau sekantis etapas pilotų neužtenka, reikalinga visas operacinės schemos, kaip, kada, kas, kur, ką daro. Ta prasme, reikia įtraukti doktriną, robotizaciją ir labai labai smarkiai. Tai čia, žinai, čia ne tik Lietuvos problema, čia visas NATO blokas, jisai dar galvoja kitaip. Bet aš negaliu pasakyti, kad tas galvojimas yra blogas, yra tiesiog globalesnis galvojimas. NATO blokas turi palydovus žvalgybai, turi tuos avaksus lėktuvus žvalgybai, kur ten vienu metu gali ten stebėti kelišimtus oro žemės taikinių, ir turi galingą aviaciją, atplaukia čia lėktuvnešis amerikiečių, pakyla ten 30 naikintuvų ir čia viską ištaško. Tai čia yra, toksai požiūris yra, o čia jau ant žemės manevrinis smulkus karas. Jeigu mums pavyktų tokią užduoti, konflikto atveju šitą būdą kariavimo, tai tada, aišku, čia viskas į vienus vartus būtų, ruskiai būtų ten išdaužyti ir viskas, bet gali atsitikti taip, kad, tokių yra niuansų, kaip, pavyzdžiui, rusai savo karius siunčia po 3. Mes matom, su dronai žvalgybą darom ir eina 3, 2 iš jų sužeisti, vienas sveikas ir jam vieną automatą duoda, o jie eina tiesiog. Ir jie eina, ukrainiečiai siunčia dronus, tu ant 3 tokių karių nepaleisi naikintuvo, neleisi raketos orą žemėje į 3 kažkokius tokius, nupiepelius. Per brangu. Tai jos galima išdaužyti dronais. Jie siunčia, ukrainiečiai siunčia dronus. Ir taip, siunčia, ir eina, ir paskui pas ukrainiečius baigėsi dronai. Jie sėdi, sako, čia viską, sako, nebeturim dronų. Tada tie ruskiai 3 praeina, tada tie jau žino, kad jie praėjo. Sako, geriau, ten įsitvirtinkit ir tada paleidžia kokius 5, kurie jau visi su ginklais, jau jie normalūs, jau nesiunčia ten tų tokių. Nes jie siunčia, Tai yra visiškai tokia mėsmalės grupė, ar ne, kur yra visiškai nurašyti kariai, kur sako, jums nieko nereikia, siunčia. Aš buvau matęs, kur ten buvo vienam tiesiog mina prikabinta. Tiesiog patys rusai savo kariams prikabina miną, sako, tu eisi ten tiesiai ir viskas. Prasme, neskaito žmogum žemiausią klasę tikriausiai. Taip, reikia kažką susprogdinti, tai ukrainiečiai deda ant robotuko. Aš sakiau, tie robotai, kur nuvažiuoja kažką užminuot, jie neturi robotų, jie siunčia žmogų. Tas žmogus supranta, kad jis yra vienkartinis, kad jo tikslas yra nueiti tenais ir susprogti. Ir viskas. Taip, tai, ta prasme, rusų karinės visos doktrinos, tai taip ir yra, sako, mes kepurėm užmėtysim priešus. Ta prasme, priešam greičiau baigsi šoviniai, negu rusam baigsi žmonės, nes jie žmonių turi, 150 milijonų buvo, dabar jau mažiau. Tai jie siunčia dabar tartų, prisipirko ten tadžikų, somaliečių, iš Kolumbijos, už Kolumbijos ir į Ukrainos pusę irgi eina kariauti. Sveiki visi tie, kas dabar keliaus kažkur už Europos ribų, galbūt net ir UK skrisit kažką aplankyti arba, nežinau, kažką pamatyti. Jums reikės elektroninės SIM kortelės, jums reikės interneto ir aš jums noriu rekomenduoti Seilį, dalyką, kurį pats naudoju. Va dar matos, mano likė 591 megabaitas, kai buvau išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas, naudojau Seilį. Veikia labai gerai ir paprastai. Žodžiu, ką jums reikės padaryti? Jums reikės atsisiųsti šitą programėlę, išsirinkti planą, aktyvuotis kortelę ir kai nuvyksite ten, ją įsijungti. Viskas paprasta. Visa informacija, kaip įsidiegti kortelę, yra jų tinklapiai arba programėlėje, tai tikrai nesiblaškysit. Dabar dėl ko Seilė yra gerai? Tai visų pirma, mes turim kodą PVS. Tai reiškia, jog jūs gausite 15% nuolaidą savo pirmam planui. Kitas geras dalykas yra Seilė, tai kad jie turi ir kitų funkcijų. Viena iš jų yra, kad jie blokuoja tam tikras reklamas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog reklamos ryja nemažai interneto. Tai su Seilė jums jo užteks ilgiau ir, kaip sakiau, visa informacija, kiek jums liko gigabaitų, yra jų programėlį. Nereikia blaškytis,
Viskas vienoje vietoje. Skanuokit QR kodą arba eikite į seili.com/pvs ir panaudokit mūsų kodą PVS. Ir gausite nuolaidų. Ir naudokit seilį visur. Seilį neveikia tik tais keliose valstybėse, į kurias jūs nenorite varyti. Pavyzdžiui, Šiaurės Koreja. Visur kitur seilį veikia puikiai. Tai tiek. Mūsų kodas PVS. Nueikit į seili.com/pvs arba skanuokit QR kodą ir naršykite internete, kaip naršite čia lietuvėliai. Ten nemažai visai, ten iš Venezuelos, Kolumbijos yra, ten yra, esu maręs, atskiri daliniai, kaip ten vienetai tie būna. Taip, kolumbiečių. Tai jau Ukrainos pusė. O yra dalinių iš Rusijos, kurie perina į Ukrainos pusę? Tai tas pagrindinis, RDK yra Rusų savanorių korpusas, tai yra pagrindinis tas didžiulis, aš nežinau, ten gal batalionas jau yra, kur daug yra rusų žmonių, kurie iš Rusijos prisijungia kariauti už Ukrainą. Tai yra vienas toksai pagrindinis. O šiaip tokių, kad pavienių rusų tai aš nesugirdėjęs. Pagrindė visi, kur eina, tai tiesiai eina į RDK. Čia dar grįžtant prie RDK temos, išsakėjai, mums reikia personalo. Ir vienose podcastuose minėjai, kad galbūt universitetai turėtų labiau įsitraukti ir apmokyti elektrinių inžinierius visokius, nes mes kaip ir šitas spraga yra, ar ne? Nelabai yra galbūt koncentruota būtent į tą pusę. Tai iš esmės vėlgi čia, žinai, pas mūsų universitetai eina lengvuoju keliu ir turbūt ir tie žmonės, kurie eina studijuoti universitetus, renkasi lengvas specialybės. Žurnalistika, ten kokia istorija, filosofija ir taip toliau. Tai yra dalykai, kurie, viskas yra ok, bet valstybės to nepastatysi. Tai iš esmės universitetuose, turėtų valstybė mūsų daugiau skirt būtent inžinierius ruošti, nes inžinierių verkiant reikia. Dabar, pavyzdžiui, Lietuvoje yra, aš nežinau, žmonės, kurie tikrai labai gerai supranta robotizaciją, gali kurti dronus, palidovus, ten tas tiksliasias technologijas. Aš žiūrėjau, kas būtent su dronais, žvalgybiniais, tai Lietuvoje gal yra kokie 7 žmonės, kurie gali normaliai dirbti. Ta prasme, jisai ateina ir jisai iš karto pradeda ir stato dronus. Jeigu kalbant apie kažkokias kitas technologijas, aš kitų temų, kitų sričių gal taip gerai neišmanau, bet jų tikrai nėra daug. Ir aš žinau, kad darbdaviam yra didelės problemos, kai reikia užsiauginti. Kažkada būdavo programuotojų, nebūdavo Lietuvoje. Kai priimdavo į darbą pirmakursius ir sakydavo, žiūrėk, mes čia tau ir praktiką, ir čia viską ir glostysim tave, tu tik tai paskui ateik jau, kaip išmoksi viską daryti. Dabar su inžinieriais. Dabargi Amerikai, jau nežinau, ar matėte, yra, kad perteklius kai kuriuose valstijose patyrę programuotojai darbą neberanda. Tai čia kaip tendencija tokia. Su didžiulė darbo patirtim. Tai dabar Lietuvoje irgi, ta prasme, būdavo programuotojas, pirmakursis programuotojas studentas gaudavo 2000 eurų atlyginimą, kad atlyginimo vidurkis tada būdavo ten gal 1000 eurų. Buvo tokia. Dirbtinio intelekto tas toks gal įskiepis šiek tiek padarė šitą dalyką, nes vis tiek tą pradinį programuotoją jo kaip ir nebelabai reikia. Kai tau dirbtinis intelektas, ChatGPT, kaip ir minėjo Lukas, buvo kurtas pradžiai rašyti kodus. Tai dabartinis atnaujinimas, aš turiu draugą, kuris yra kėdas, tipo IT-šnikas, jisai, sako, žiedau skeptiškai, nes atydavo ten naujokai dirbti, sako, ten jie naudojas, bet matau, kad ten jie nesupranta. Sako, dabartinis, kai buvo atnaujinimas, sako, šviesmečiais pagerino, sako, šito, sako, mums literaliai nebereikia mano darbovietį, sako, tų pradinių darbuotojų visų, nes ChatGPT elementarus, sako, antiek patobulėjo, kad sako, realiai pusę darbuotojų nebereiks to jau. Ir tu, pavyzdžiui, pastebi jo progresą karo lauke, nes čia tas dirbtinis intelektas žiauriai greitai jisai evoliucionuoja ir būtent kas liečia dronus. Su dronais yra problema tokia, kad dirbtinio intelekto galimybės dabar truputėlį lenkia techninės galimybės. Ir, pavyzdžiui, yra idėja ir yra netgi Nvidia sukūrus tokį prietaisėlį, kuris tipo gali atpažinti, skrenda žvalgybinis lėktuvas, dronas, jisai pamato kažkokį kyšantį iš krūmo fragmentą ir ten iš kažkokio kampo jisai nustato, kokia yra technika, priešų, savų ir taip toliau ir panašiai, ir paskui apdirba tos duomenys ir duoda koordinatas. Tai, kad atpažinti techniką, reikia į tą modulį įkelt 60 000 nuotraukų tos technikos, bet netinka Google nuotraukos. Reiškia, tu turi pasimtą daiktą, pasistatyti pas save, gerai studijoje iš visų pusių apfotografuoti absoliučiai visais kampais. Ir tada jau tu turėsi tokį daiktą, kurį gali dirbtinis intelektas atpažinti, identifikuoti ir taip toliau tiksliai. Paskui jau gali taikymą padaryti jau ten ir taip toliau ir taip toliau. Bet kita yra problema su dirbtiniu intelektu ir lygiai taip pat su žmonėm. Aš kaip žvalgybininkas galiu pasakyti, mes objektus randam ne pačius objektus, o pagal kontekstinę informaciją. Reiškia, būna taip gerai užmaskuota, kad mes pačių jų nerandam. Mes randam kažkokias provėžas, tipiškai iškapotus krūmus, tipiškai išvažinėtą ratų techniką. Gaunam informaciją iš
akustinių radarų, kur yra šūviai, jau mes žinom, kurioje vietoje reikia ieškoti. Atvažiuojame tenais, ieškom, kažkur pamiškiai randam dėžę numestą, mes žinom, nuo kokios tai priemonės dėžė yra. Pagal tai reiškia, kad tam dirbtiniam intelektui reikia dar krūvos duomenų, reiškia, reikia dar daugybę. Teoriškai jisai galėtų apdorėti, bet jam reikalingas didelis serveris. Ta serverį sukišti į droną yra labai sudėtinga. Tai va dabar kas yra, kol kas ruskiai bando tą dalyką, tai va mes darom technologijų žvalgybą, išsilupinėjom, gaunam naujausius ten rusų dronus, tai va yra maždaug tokio dydžio blokelis, į sparną yra įdėtas atskiras modulis su kamera, jisai skrisdamas fotografuoja, ką jisai mato pačiu ir bando sutapdinti su žemėlapiais. Tai va šitas pas juos, bet irgi dar gerai neveikia, nes amerikiečiai Pero dronų šitos prieš 2 metus bandė sukišti. Jeigu vasara, idealiai kelias atrodo, idealiai sutampa su žemėlapiu, viskas tvarko, jisai atpažįsta, nepasiklysta, ant 20 metrų tikslumu susižiūri. Bet jeigu apsnigtas kelias, jau jam sunku. Jeigu tas kelias buvo ten užklimpęs koksai sunkvežimis ir tą sunkvežimį apvažinėjo, išvažinėjo jau šonu, jau jisai vėl nebesupranta, nebeatpažįsta. Nu, dar yra kur pasistengti. Buvai minėjęs, kad rusų žvalgybiniai dronai, jie yra labai geri, ar ne? Jo. Kad kaip liūdna, bet jie dabar šiam momentui, vėlgi, žinai kaip pasakyti. Keičiasi. Ne. Čia gal reikia labiau konkretizuoti. Aš negaliu sakyti, kad yra apskritai. Yra mini klasės dronai žvalgybiniai, nes yra, pavyzdžiui, dideli dronai, tie kaip tikras lėktuvas jisai dydžio. Tai čia amerikiečių dronai, čia vienareikšmiškai jie ten, viskas su jais yra gerai. Bet rusai nuėjo kitų kelių truputėlį, jie neėmė tų didžiulių lėktuvų tokių, o ėjo pigesnėm technologijom ir daro tos mini klasės dronų. Tas dronai, pusė šito stalo, gal sparnų mojus kaip per stalą. Jie mini klasės skaitosi dronai. Tai va, ruskiai labai į šitos akcentavos ir labai jau senai jie dirba šitom technologijom. Ir jie, kadangi ir pirmi pradėjo ir jau čia arkliukas, jie tame dabar šiuo momentu jie pirmauja. Mes ten tokių dalykų už tų dronų iškrapštom, kad ten... Ar čia yra, kad iš šito skurdo ir nepertekliaus jiems įsijungia kūrybingumas kažkaip? Žinok, aš net gal nepasakyčiau, kad čia iš skurdo ir nepritekliaus, čia gal tiesiog yra tokia technologija. Supranti, visi vakarietiški radarai, oro gynybos visos sistemos yra pritaiktos stebėti ir sekti ir numušinėti didelius taikinius. Ir jie nemato, jie ignoruoja gandrus ir jie lygiai taip pat ignoruoja tokio dydžio droną. Ir pavyzdžiui, rusiški orlanai, kurie šiaip labai retai krenta. Jisai pakankamai geras dronas, kad jisai pats nukristų, tai čia retas atvejis. O jie, dabar bijau sumelot, gal 2017 ar 2018 metais Lietuvoje buvo 2 nukritę orlanai. Tai reikia įsivaizduoti, kiek jų čia turėjo skraidyti, kad jie 2 nukrito. Bet tai ar jie persiorientavo į tą tokį mažąjį dronų karą, nes karo pradžioj, taigi jie ten vilkosi su savo tankais ir... Čia, žinok, dronų technologijos, žvalgybinių dronų, jeigu aš sakau, 18 metai, tai dar plataus masto karo nebuvo. Tai jie jau tada tas technologijas vystė. O paskui visos šitie, kur atsirado FPV dronai, tai čiagi ukrainiečiai, visą pirmtakai. Viskas buvo komerciniai mavikai, skraidydavo ir mėtydavo granatas. Tai čia nuo to viskas prasidėjo. Paskui jau suprato, kad tuos FPV dronus ten, kur sportuoja kažkas ar lenktyniauja ir ten skraido po tas kilpas įvairias kliūtis, kad gali tas dronas ir nuskraidyti kažką vertingo linkėjimus. Tai tada ukrainiečiai pradėjo, paskui rusai, tada atsirado kontrpriemonės, ir tada prasidėjo tie robotų karai. Tai viskas susijungia greitai ir viskas taip greitai evoliucionuoja. Taip. Čia karo evoliucija dabar, tai aš 2 mėnesius, jeigu pabūnu Lietuvoje, aš nuvažiuoju į Ukrainą ir ten iš naujo, ar ne? Pasakoju. Tai gerai, bet kaip tie atsirado su kabeliais dronai irgi, nes jų pradžioj nebuvo. Čia jie tik po to jau karo, ten 2 metai gal ėjo, kai... Tai jo, 2 metai. Tai iš esmės, kai prasidėjo ta dronizacija labai intensyvi, tada kiekviena pusė pradėjo slopinti. Žinom, ten dronas skrenda ten 700 MHz dažniu, arba ten plius minus aplink tą. Blokuojam tą dažnį. Visi sėdė ant žemės, nieko negali daryti. O kita pusė, viskas, išsprendėm problemą. Tada tie sako, tai davai mes padarom dabar biškį kito dažnio. Padaro kito dažnio, vėl skrenda, kita pusė nebesupranta, kas darosi. Tada, jau suprato, kuris dažnis, pradeda tą blokuoti. Ir dabar atėjo tas momentas, kad tiesiog visas dažnių diapazonas yra blokuojamas. Tada pradėjo leisti šahedus, kurie skrenda autonomiškai. Ir šahedai skrisdavo pagal GPS. Jam duoda koordinatės, kuris turi nuskrist, ką padaryti, ir jisai atskrisdavo. Tada ukrainiečiai pradėjo GPS blokuoti.
Tada dar geresnis buvo daiktas, vadinasi spoofingas, kai neblokuoja GPS Nukreipinėja, ne? Nukreipinėja, kitas koordinatės klaidingas jam duoda. Ir pavyzdžiui, čia buvo labai graži istorija, kaip skrido ruskių šahedų gauja, spiečius bombarduoti Sumų miesto, jiem pakeitė koordinatės, jie apsisuko į ruskinę kažkokį miestą subombardavo. Paskui jie juokės, sakydavo, taigi ruskai sako, ta pati tauta, tai koks skirtumas jums ką bombarduoti, jeigu ta pati tauta. Tai paskui jau rusai pradėjo ten tas sistemas visas dėkti, navigacijos, autonominės ir taip toliau, inercinės sistemas ir taip toliau. Paskui prasidėjogi šahedai pradėjo skraidyti, dabar skraido su Starlinkai, su antenom. Ruskiai paima Starlinką su lipne juosta, tiesiog bukuoju būdu buvo su kortelė mobilių telefonų. Tos užblokavo. Tai dabar mes buvom vienu momentu papuolę į tokią situaciją, kad tiesiog viską užblokavo. Virš mūsų skrido šahedas, greičiausiai buvo su Starlinku, nes mums neveikia nei mobilus telefonai, internetas neveikia, SMS-us tik tai galim buvo rašyti, racijos mūsų neveikia, mūsų lėktuvas buvo užblokuotas, Starlinkas neveikia. Tai kad ryšį turėtų, aš iškasiau duobę, Starlinko anteną į duobę įdėjau, tada, žinai, šoninis lopinimas mažiau veikia. GPS irgi neveikia telefonuose, navigacija rodė Lima, Peru, žinai, kur mes esam. Tai Starlinkas iš duobės jisai truputėlį veikdavo. Taip. Bet gerai, tu gauni Starlinką. Ką tu gauni, kai užsakai Starlinką? Tu gauni tą anteną? Jo. Ir paskui su tą anteną tu ją išlupi kažkaip? Ne. Yra Starlinkai dviejų rūšių. Yra mini ir yra tie normalūs. Tai normalus tai yra antena, kurią tu numeti kažkur lauke, tada kabelis į vidų, ten maitinimo blokas ir yra tas routeris vadinamas. Ir tu patalpoj turi Wi-Fi. Yra kiti Starlinkai mini, jisai mažesnė lėkštė, jinai, kaip laptopas dydžio. Taip. Jisai mažiukas ir jame yra viskas sukišta. Jame yra sukišta ir modemas, ir maitinimo blokas, routeris, viskas. Tai ta mažiukas Starlinkiukai, jame viskas yra, tu gali prie jo, jam reikalingas tik maitinimas, o dabar čia Šaulių sąjunga netgi mačiau padarė adapterius, kad Makitos akumuliatorių prie to Starlinko prijungia ir jisai ten iš to Makitos akumuliatorius, gal ten pusę valandos gali veikti. Jisai iš viso paprasta, autonominis daiktas, jam nieko nereikia, tu jį bet kur turi. Telefonas, jeigu siekia 150 metrų spindulių, tu Wi-Fi turi. Tai va tokį tą mini tiesiog su lipne juosta privinioja, viduje yra lėktuvė modemas, kuris prisijungia prie to Starlinko, jisai turi internetą ir viskas maitinimo paduoda iš lėktuvo baterijos ir volia, ir skrenda. Okay. Aš noriu, kol neperėm pilnai į dronų temą, nes čia bus atskira tema, dar norėjau tą pirmą temą užbaigti. Ir kaip tavo nuomonė, tarkim, kaip yra dabar Latvijoje ir Estijoje, nes vėlgi yra labai nuomonių skirtingų, vieni sako, kad ten, tarkim, Latvija atsilieka, kiti, kad ten Estai labiau ten pažengia kažkur tais yra, ir ar mums, tarkim, nėra grėsmės, kad, tarkim, karo atveju, kad ten per Latvijos sieną ateitų pas mus, ir ar nereikėtų ir jos kažkaip labiau apdengti? Be abejo, grėsmė yra ir vėlgi mes turime omeny turėti, kad Estai į technologinę prasme jie yra labiau pažengę negu Latvija ir pas juos yra ta robotizacijos sistema ir jie savo dronus darosi. Viskas yra ok. Ir šiaip, vertinant pačią kaip naciją, tai aš gal sakyčiau, kad Estus reiktų vertinti labiau kaip Suomius, o Suomiai prieš Rusus tai tikrai labai gerai atstovėjo ir ten, aš sakyčiau, kad ten yra plius minus gerai. Latvijoje reikia nepamiršti, kad Latvija buvo labai smarkiai kolonizuota tarybiniais laikais ir ten labai didelis procentas žmonių yra rusų ir ypač prie sienos yra miestas Daugavpils, kuris, ten 88, man atrodo, procentai yra rusakalbių žmonių, ten Latvių praktiškai nėra. Tai ten, žinai, ten tos rusų armija jie su gvazdikai pasitiktų. Tai aš labiau gal net žiūrėčiau ne tai, kad mums reiktų nuo Latvių kažkokias gynybinės sistemas darytis, galbūt dalinai taip, bet labiau daryti su Latviais stiprinti bendras pajėgas, kad mes galėtumėm Latviam irgi padėti. Ta prasme, mums geriau siūs savo žmonės Latvijai ir Latvijai stabdyti priešą, negu leist, kad Latvijus išpjautų ir jau tada pas save stabdyti. Mums geriau, kad karas vyktų kitoje šalyje. Nes aš prie ko norėjau prieiti, kad ar ten nevertėtų dabar ten kažkokių papildomų, aš tą idėją šiaip senai turiu, bet aš kadangi neišmanau tų karybos dalykų, ten, tarkim, kažkokia sąjunga su Latvija, Estija, Suomija galbūt daryti atskirą, kaip kadaise buvo Baltijos antantė, kuri taip ir nieko nenuveikė, nes pabijojo vieni kiti ir tada ten gavos balaganas. Ar nereikėtų mums kažko tokio kurti dabar, nežinau, panašaus galbūt ekstra įsipareigojimų, ekstra kažko tais? Nežinau, aš tai kažkaip negalvoju, kad tai yra labai didelė prasmė, kol yra gyvas NATO blokas. Jeigu čia Trumpas dabar nepridarys nesąmonių, tai mums kurt sąjungą su Latviais ir Estais ir dalintis tais mažais resursais, kurių kaip ir nelabai yra kaip dalintis. Suprantate, vėlgi čia yra kompleksinis sprendimas. Tarkim, mes esame NATO bloko sudėtyje ir NATO blokas, didelės valstybės turi tam tikros ginkluotės rūšis ir sako, gerai, mes
pridengsim jūs iš oro, jums nereikia ten daug labai aviacijos, jums nereikia lėktuvnešių, povandeninių laivų, mes šitą dalyką jūs pridengsim, jūs tvarkykite su smulkia ginkluotė. Nu, ten bokseriai, tankai, oro gynyba, artilerija tokia ir taip toliau. Nu, tie visi pigesni, smulkesni dalykai. Ir jeigu mes dabar galvom, nu, tipo su Latviais, tai kaip mes daliname, žinai, kas ką turės ir kaip kas ką duos ir kam ką duos. Nu, mes visi turim smulkia ginkluotę ir realiai mums tokia kaip atskira sąjunga, nu, aišku, kraštutiniu atveju tai, nu, be abejo, reikalinga būtų. Bet dabar mes esam tą pačiam gynybiniam blokė, tai viskas yra tvarkoje, žinai, ir čia mes, sako, 5 straipsnis, čia, žinai, aktyvuot, viskas veikia. Pasižiūrėkim, žinai, įskrido iš Baltarusijos pusės ten tie Gerberos dronai, ten valandos laikotarpyje Estijoje pakilo italam priklausantis Savaks lėktuvas, 2 naikintuvai atskrido iš Italijos, 2 iš Belgijos. Ir tai, žinai, nu, ta prasme, viskas veikia. Nu, NATO sistema jinai veikianti yra, tai mums čia gal taip labai, žinai, atskirų dar tokių sąjungų, plus NATO bendram kontekste. Kiti partneriai sąjungai sakytų, tai klausy, o tai kas čia vyksta dabar pas jūs? Jūs čia kažką dar kokias alternatyvas kūrėt ar kaip? Na, gal sakyčiau ne. Gal, žinai, žmonės galbūt tikisi, kad kai įskrido dronas, NATO pakels naikintuvus ir jau varys į priešingą pusę. Toks, žinai, kur, nu, sorry, bet ne. Ne šitą pusę. Čia su tais dronais irgi yra problema, kad aš mačiau, kad tas naikintuvas, kuris 2 dronus numušė, tai ant jo paskui lipdukai buvo užklijuoti tų dronų. Bet vieną namą numušė, bet namo nebuvo lipdukų. Vieną raketą pataikė, droną nepaleido, į namą kažkokį atskrido. Tai nu, brangus dalykas. Naikintuvais numušinėti dronus yra baisiai brangu. Nu, ta prasme, yra ukrainiečiai numušinė pigesnėm priemonėm, yra ten keli gynybos oro ešalonai, kiekvienas ten atsakingas už tam tikrą aukštį ir jie tvarkosi. Tai yra tikrai pigesnių priemonių. Tai už tai čia taip su tais rusiškais dronais tiek mes, tiek NATO neturi galutinio pigaus sprendimo. Yra brangus sprendimas, bet jisai, nu, neefektyvus, ta prasme. Labai lengvai nusekintis tam mūsų gynybą tada. Jo, mes išsileisim labai greitai pinigus ir paskui neturėsim tikriem taikiniam. Tai aš spėju, čia ir buvo toks tikslas patikrinti, ką darys. Nu, ta prasme, jeigu ten matytų, kad numušinėjom su naikintuvais, tai tada būtų dar paleidę. Siunčiam dar jo ir tiesiog sveikinam iki galo. Jo, tai čia vienas dalykas patikrinti, kitas dalykas, aš tai taip vertinu, kad čia mums labai gerai, žinai, pas mus irgi ten Hebrausi svajoja, NATO kažkaip apgins. Tai mus irgi biškai, žinai, kaip katinuką pabaksnoji ir parodo, kur mūsų silpnos vietos. Tai reikia jiems ačiū. Mes dabar va šito vietoje pasitemsim, mums reikia dabar turėti kažkokias priemonės pigias. Nu, balionai labai stipriai parodė. Šiaip tai apvertina, šiek tiek tokia liūdna situacija. Mes negalim balioną nuimti ar kažkaip greičiau sureaguoti tą balioną. Mums reikia mytą sukurti kitai savaitei, kad pakalbėtų apie balionus. Jo, žinok, čia su balionais yra tokia situacija, kad iš tikrųjų balionas yra gerokai sudėtingesnis taikinys negu naikintuvą lengviau numušti negu balioną. Balistinę raketą lengviau numušti negu balioną. Tie balionai yra iš tikrųjų pakankamai sudėtingas ir komplikuotas dalykas. Jisai galbūt atrodo, kad čia yra, tu jį gali paprastai padaryti su kompleksu. Nereikia ten jokių kosminių technologijų, pripūtė, paleidai pūslę. Ir atrodo, kad jeigu paprastas sprendimas paleist, turi būti paprastas sprendimas numušti, bet nevelnio. Ta balioną gerokai sudėtingiau jį numušti. Todėl, kad labai paprastas dalykas. Visi oro gynybos radarai yra nustatyti, pagaminti, jie yra gaminami dideliem taikiniam. Jisai į paukščius, jeigu pradės radarai reaguoti, tai ten išprotės personalas. O tas daiktas, jisai tokio dydžio, yra dideli, ten kur ten 3-4 metrai skersmuo, bet yra ir mažesni. Ir tu radarą užsijautrinant taip, kad tau rodytų tos balionus, tau rodo kiekvieną varną. Ir tu įsivaizduok, tu atsisėdi oro gynybos žmogaus, tu sėdi ekrane ir pas tave viskas mirga marga. Nes tau visas varnas visus paukščius rodo. Ten kažkas, taigi yra dar meteorologiniai reiškiniai, kurios irgi radarai reaguoja. Jeigu ten vienoje vietoje yra didelis oro drėgmės dalykas, jau ten bangos nepraeina, jisai atsimuša, jūs irgi reaguoja. Tai reiškia, jūs jautrina, jisai pirmiausia mato visą miglą. Ir to miglo labai daug smulkių objektų ir paskui jisai rankiniu būdu turi išgaudyti. Aišku, dabar jau yra technologijos, kurios pagal trajektoriją žiūri, nes jeigu daiktas skrenda stabilią trajektoriją, reiškia, ten nėra paukštis, nes paukščiai, jie kaip Simsose uždėta, žinai, jisai dažnai keičia kryptį, jie taip suprogramuoti. Bet, pavyzdžiui, tarkim, fizinė žvalgyba, tai čia žmonės tada turi fiziškai žiūrėti, stovėti prie sienos ir... Ne, tai aišku, kad tu fiziškai jo nepastebėsi. Kitas dalykas, žinai, tie balionai
balionų paleidimas irgi yra pakankamai sudėtingas dalykas, nes skirtingam aukštį oro srovė skirtinga pusė, į skirtingas pusės juda, skirtingų greičių. Ir tau, jeigu reikia nusiųsti balioną ten iš Minsko į Vilnių, tai ten yra krūva reikalų, nes tas balionas turi kažkurio momentu būti tokiam aukštį, kažkurio momentu turi būti ten 11 km, kažkurio momentu turi būti 2 km aukštyje. Turi būti vožtuvas. Iš vožtuvo tu išleisti tik tai gali, nepripūs jau tų dujų. Žinai, žodžiu, ten krūva reikalų. Ta balioną paleis, kad jisai nuskristų ten, kur reikia ir ten, kada reikia, ten yra daug reikalų. Čia reikia gero meteorologo dar, ar ne, kad jisai nustatytų kryptį ir stipriau bendradarbiauti kažkaip, bet kadangi neturėjom patirties, tai atrodo, kaip meteorologas, kaip aš dabar galiu. Bet pas juos dirba meteorologai. Jo, pas juos yra. Tai pas mus pas juos yra, bet pas mus gali maždaug irgi, rodiklytas tai mato, kur galbūt jis gali. Yra apsas, aš turiu prieimą, kur rodo, yra žinomos paleidimo vietos ir žinomas kokiam aukštį, kokios krypties, kokio greičio vėjas ir prognozuojamos kryptis, kur ir kada jisai gali kirsti sieną. Yra, jau pas mus tas viskas ok. Tai dabar nusekantis etapas tik tai jau lokalizuoti radarų, kaip irgi jau teoriškai galima. Yra radarai, kurie gali tą dalyką lokalizuoti, yra žmonės, kurie jau supranta, kaip tenais iššifruoti, reikia kinetikos, su kuo numušta balioną. Tas balionas 300 eurų kainuoja, žinai, AliExpress'e, tu jo nenumušinėsi su raketa, kuri kainuoja 2 lemus. Nesąmonė. Ir paleidžia 600 balionų, tai, ta prasme, 600 lemų per kartą ir baigsis mūsų biudžetas gynybos. Tai, iš esmės, žinai, reikalingos technologijos jiem numušinėti pigios. Bet dirbam to. Kas yra dronai su lazeriais kažkokie, tai kas ten, mačiau ten... Ne, dronai, paprastai, žinok, dronas. Bet tai pagrindinis dalykas dabar, kadangi jos leidžia naktį, tai turi būti dronas su termovizorium, su naktinė kamera. Tai, mes čia su kariuomenė darėm bandymus, tai mes kaip ir jau jį pagavom su savo žvalgybiniu dronu. Užfiksavom jau viskas, jau, žinai, pririšimas yra, tik tai, kad mūsų žvalgybinis dronas ant jo jokios kinetikos nėra, nėra kaip numušti. Tai galima ant jo, žinai, uždėti kažkokią kinetiką, bet vėl tam problemos, nes visi dalykai, kurie neturi atatrankos, kuri gali paveikti lėktuvą, jie 4 km aukštį užšala, žinai, ten reikalingos jau specialios tarpinės ir taip toliau. Tai prasme, ten krūva reikalų, žinai, inžinierinių. Tai, bet, viskas vyksta, ta kryptim daromas sprendimas. Ir aš manau, kad vis tik tai bus pasirinktas FPV drono variantas, FPV dronas, kuris gali aukštai pakilti, greičiausiai dirbs poroje kartu su žvalgybiniu dronu, užfiksuoja, duoda koordinatės, yra, žinai, azimutas, išeities taškas, pasiskaičiuoja, kiek jisai per tą laiką nuskris ir kažkur pakeliui pasigauna. Žinai, maždaug taip turėtų būti. Gerai, kalbant apie dronus, dabar žiūrėk, aš turiu dabar droną. Aš turiu paprastą DJI, dabar aš norėsiu, kad mes jį dekonstruotume ir pasakytume, kiek jis veiksnus ir neveiksnus, ar jie iš viso buvo kada nors validus. Pas tai mini. Mini yra, jo. Ar iš vis toks dalykas, jisai gali kelt grėsmę vis dar šiandien? Taip, gali, aišku. Gerai, kokia grėsmė nuo jo gali būti dabar? Pirmas dalykas, kad tai yra žvalgybinis dronas, tu gali su juo nuskristi ir pasižiūrėti iš viršaus ir apsidairyti, kur tau reikia pasižiūrėti. Kitas dalykas, jisai gal daug nepaneš, daug žalos nepadarys, bet jeigu jį prie jo prikabinus, jisai 100 gramų turėtų panešti sprogmens, tai prie jo 100 gramų sprogmens pridėjus, aišku, ten, žinai, kažkokio kritinio nepadarysi, bet tu gali nuskraidinti kur nors oro uoste ir žinai, kritinė infrastruktūra, nežinau, elektriniai gal žalos nepadarys, transformatoriniai nepadarys, kokiai mažai apsaugoti infrastruktūrai, jis galėtų žalą padaryti, aišku. Bet tai jeigu tokį reikėtų paturbinti, ką tu ant jo dėtum? Kitą droną dėčiau. Gerai, mes turim tada ne mini, bet irgi DJI tokį droniuką. DJI visi, pradedant 4 fantomų, jisai gali 2 granatas panešti. Arba gali nešti dar geriau povamzdinio granatsvaidžio VOK 17 arba VOK 25, jos yra mažesnės granatos, didesnės galios, tai jisai gali tokias nešti. Yra numetimo mechanizmas, tai jeigu ten nereikia toli nešti, reiškia baterijos resurso nereikia didelio, tai tu gali netgi 4 tokias padaryti, kažkur nuskraidinti ir jas išmėtyti kiekvienam žmonėm linkėjimus. Čia gali labai priraganėti su tokiu dalyku. Nes mes darom sėką vasarą aukcionus, kur tenais pardavinėjom ir daiktus iš fronto ir po to paramai. Tai ten tie dronai, kur mums ten atveža, tai jie ten, ką žinau, dvigubai didesni už tą yra pagal savo dydį.
Nu tai Mavikas trečias yra dvigubai. Ne, tie tokie, kur iš laužyno dronas suvirintas visiškai, kuris atrodo negali kelti jokios grėsmės. Tai, nu, jis panašaus, nu, biškai didesnis jis yra. Jis didesnis, 15 colių dronai. Pagrindė kare naudojami 15 colių dronai. Rėmas daromas iš viso, nu nereikia ten, kad jisai ilgai veiktų. Iš tų metalinių plokštelių, kur gipsą pritvirtinti. Kur šiemet, kur turėjom, ten tiesiog iš viso buvo, atrodo, sako, čia dar beveik veikinis dronas. Tiesiog 2 laidukai ten įdėti kažkokie, 4 tie, žinai, tiem propeleriam. Tai tiesiog, aš tai esu matęs iš viso, 2 pagaliai, va taip į kryžių su lipnė juosta susukti ir viskas uždėtas per vidurį kontroleris, 4 propeleriai irgi su varžtais prisukti. Tik tai svarbu, žinai, kad jisai visas tiesiai horizontaliai stovėtų. Tai ten tokių, iš esmės medinis gali būti. Šitos technologijos, šitų va tokių 15 colių kovinių dronų savikaina yra apie $300–350. Čia yra savikaina tokį pagaminti. Pardavimo kaina, jeigu perki, paskui aišku prisideda ten sprogimo iniciatorius, patys sprogmenys, bet mes kokius sprogmenys darydom. Imi 10 cm diametro vamzdį vandentiekio, į vidų dedi 5 cm vandentiekio vamzdį, į tą vidinį vamzduką pridedi tos baltos košės, plastido, o į išorę pripili varžtų, šarat, ką turi, kas po ranka. Uždėjai tos skaičius, uždėjai paprastą detonatorių, viskas reikalingas iniciatorius, kuriuo metu jisai sprogs. Ir tą daiktą tu gali arba jį gali numest, arba gali su dronu, jeigu yra vertingas taikinys, tai tie $350, tai jie nėra tokia labai brangus dalykas, jeigu ten žinai. Tai va, aš turiu klausimą apie tą taikinio brangumą. Aš labai, kai žiūriu tos video, dažnai man kyla klausimas, nes dažniausiai, kai jie iššoka ir, tarkim, iš transporto priemonių, dabar pats atsakymas, supratau, kad jie gaudo žmonės visą laiką, o ne į priemonę taiko. Nes priemonė tu po to, ten tą mašiną ar kažką po to gali tada sunaikinti, jeigu nebėra žmonių. Ne, vertė didesnė transporto priemonės. Visą laiką yra, kuo aukštesnė vertė yra arba žmonių sankaupa, arba transporto priemonė. Tai tu su vienu dronu pasirenki, arba tu gali vieną kacapą išminusuoti, arba mašiną. Tai mašinos vertė belia kaip didesnė už kacapą. Ta prasme, pakeisti. Viskas yra, ar jiems sudėtinga pakeisti. Jeigu tai yra aukštos vertės žmogus, specialistas, pavyzdžiui, dabar fronte žvalgybinių dronų, sparno tipo žvalgybinių dronų pilotai yra numeris 1 prioritetas. Ta prasme, net jeigu yra oro gynybos sistema, tai jie prioritetą ją paliks ir eis medžiot vieno žmogaus. Tai yra aukštos vertės taikiniai. Tai vienas žmogus specialistas taip, bet jeigu ten važiuoja toje mašinoje 4 pėstininkai, kuris jisai moka naudotis tik tai vienu ginklu, jo maža vertė, jį lengva pakeisti. Jo paruošimas pigus, jų yra daug, tai tada aišku geriau transporto priemonę naikinti, nes ją atstatyti bus brangiau negu tą vieną žmogų. O pavyzdžiui, tokio drono, jeigu įskrenda, tu gali jo vaizdą perimti? Šito jisai yra koduotas skaitmeninis signalas, tai reikalingas daiktas pačio didžiajaus su didžiaju. Ta prasme, teoriškai galima, bet praktiškai reikalinga įranga. O su ta paprasta tokia įranga, kurią mes naudojamės fronte, tai ten yra analoginiam signalui skirti perimti. Tai mes, ta prasme, aš matau, jeigu iš mūsų ten 5-6 skraido, aš būčiau atsivežęs prietaisą, nepasakėte, apie ką kalbėsim. Ir jisai skanuoja dažnius ir rodo iš karto ekranėlį, kad to dažniu kažkas yra. Mygtuką paspaudi, perima tą vaizdo signalą ir aš matau tai, ką mato drono pilotas. Tai pagal tai orientuojamės, ar pas mus skrenda, ar mus mato, ar pastebėjo, ar mes čia dar galim kažką daryti, ar negalim. Čia yra skaitmeninis signalas, šito nebeišeina taip lengvai paimti, bet iš kitos pusės šitie visi didžiajos jie toli neskraido. Čia yra artima žvalgyba, ten, kur mes sėdim, iki mūsų nedaskrinda šitai. O kaip šiaip jausmas yra, kai tu sėdi virš tavęs, dronai skraido priešų? Ta prasme, ne vienas, ne du, bet... Tai, žinai, pasižiūri, jeigu jisai nemato, nusisukęs tuo momentu į kitą pusę ir jeigu niekas į mūsų pusę neatsisukė, mes juos numušinėjom, tada išeini ir šaudai tos dronus. Dažniausiai nepataikoma. Tak, rankiniu būdu, ne? Bet tu buvai minėjęs, kad šitie visi, kur žąsis šaudo, ar ne? Jo. Jie gerai varo, nes jie žino plius minus šiek tiek, kaip tas dronas gali skristi. Taip, bet čia buvo karo pradžioje, kai tik tai atsirado ta dronizacija, tai man pasakojo iš karinės žvalgybos, jie eidavo į savo išėjimus, ten tos kovinius, ir būdavo irgi maža diversinė grupė, ir jie veždavosi vieną ančių medžiotoją su lygia vamzdžiu, nes jeigu būdavo skrisdavo dronas, tai jie suprantat, kaip veikia, žinai, ta ančių dinamika. Tai jos numušnėdavo jo. Tai šiaip dronas su lygia vamzdžiais lengviau numušti, lengviau pataikyti negu su karabinu. Su karabinu didelio atstumo. Bet jeigu tu dar matai droną skrendantį, plika akim tu jį matai. Taip. Ar čia dar yra
per vėlų jį nudžemint ar kažkaip paimti, perimti, ar ne? Kada yra tas laiko limitas, ar nėra iš viso jo? Ne, nėra. Ta prasme, matai, pagrindinis dalykas, džemint niekada nevėlu. Net Taip. jeigu tu matai, kad dronas už tavęs, 100 metrų nuo tavęs, jis skrenda į tave, jau tikrai tave pamatė, jau tikrai pas tave atskrenda. Tu jungi džeminimą ir jam atkerta ryšį. Ir viskas, jisai atsijungia ir jisai daskrenda kiek iš inercijos. Iš inercijos jisai pradeda žemėti ir kažkur, žinai, nukris. Tai jeigu buvo pilotas užtaikęs ant tavęs, tu jį užžeminai, jam atkirto ryšį, jisai buvo užvedęs, kad jisai iš inercijos ateitų pas tave, tai tu nubėg 20 metrų per tą laiką, kol jisai atskris, ir viskas, griūk ant žemės, sprogimo banga yra V formos į viršų, ir viskas ok, žinai, bus. O šiaip jeigu kažkur dronas, arčiausiai prie manęs, nežinau, nusparno tipo tas Molnyje, tai praskrido gal kokiam, mažiau negu 100 metrų aukštyje, nežinau, ta prasme, tiesiai visai jisai buvo, beveik virš galvos. Tai aš tada ginklo neturėjau, tiesiog mes išėjom paleist drono, ginklas buvo likęs Rusijai, žinai, negalėjau nušauti, o FPV-škės mes šaudydavom, tai irgi svarbu, kad jisai nesuprastų, iš kurios pusės jį šaudo, jeigu jisai pasižiūri, jisai nusisukęs į kitą pusę, tai jis visai arti gali būti, pleškinai, paprasta. Skamba nepaprastai, skamba labai įtemptai viskas. Žinai, ten žinai, reikia saugotis, negali. Kokia yra ryšių disciplina, kaip čia dabar įvardinti, kai tu atvarai, tarkim, link fronto eini, ką tu turi elgtis su savo telefonu, tą tokią, aš iš tos turiu visos pusės, tu turi įsijungti lėktuvo režimą, ką dar turi galbūt kažkokius dalykus pasidaryti su elektriniais prietaisais, kad tavęs nepaimtų? Vėlgi, yra keli niuansai. Pirmas dalykas, tai labiau turbūt reikia pamiršti, kad tu turi telefoną, nes jisai neveikia. Nes ten taip viską žemina praktiškai nuo kontakto linijos į abi dvi pusės, ta vadinama kill zona, kuri teoriškai dabar yra 20 km, bet praktiškai jau yra 30. Čia atskiras. 30 į kiekvieną pusę ar bendrai? Į kiekvieną pusę. Tipo oficialiai yra raudona kill zona 20 ir mums jau sako, mes atvažiuojame iki 20 km, mūsų pozicijos nuo kontakto ten 7-6 kažkiek tai buvo. Viskas dedami šarvus, jau ginklas užtaisytas, šaunys vamzdyje ant saugiklio, viskas važiuojame, jau žiūrim akis stačius. Bet paskui išvažinėjom jau tipo gerai, paskutinis kaimas, jau galima nusimti šarvus, ginklus ištaisyti, viskas, paskui važiuojame ten likusius 10 km ir pikapai, žinai, sudaužyti, sudegę. Tai sakau, tai kaip čiagi, čia jau žalia zona. Jo, žalia zona, o tai kaip čia buvo? Tu sako, FPV-škės atskrenda ant sparno tipo dronas, jisai po sparnu savo turi 2 FPV-škės, jisai sukasi, pamato kažkokią mašiną, atkabina FPV droną ir jisai veikia kaip retransliatorius, jisai kala, žinai. Tai sakau, tai čia tipo irgi jau, žinai, ta kill zona. Wow. Tai jo. Tai bet sakau, tai kai jūs tada mums sakėt liemenės nusimti ir patys be šalmų važiuoti. Tai sako, nes žalia zona. Žinai, yra tokių nesąmonių. Tai pamiršau, ko klausai. Dėl tų saugumo priemonių su telefonais, nes aš žiūrėjau vieną ten tokį kaip ir intervą, ten pasakojo, kad nežinau, čia tiesa ar ne, ar taip iš vis įmanoma, kad pagal ryšį medžiojo, vos nesuprato, kad ten yra daug amerikiečių pagal tinklą ir būtent pakeitė dronų kryptį, kad sprogdinom vos ne amerikiečius ar kažką juos. O kodėlgi ne? Nes ryšys išdavė tavo kilmę. Jo, tai iš esmės vėlgi yra rusų žvalgybiniai dronai. Vėlgi čia, žinai, kontekstas. Mūsų atsakomybės ruožas yra 20 km fronto. Ir paprastai iš mūsų pusės tokiam ruožė dirba 1 arba 2 žvalgybiniai dronai. Iš rusų pusės vienu metu buvo viena diena rūkas, logistikos diena, kada dronai neskraido, bet visi viską tvarkosi reikalus ant žemės. Logistikos diena buvo, paskui kitą dieną buvo geras labai oras ir mes dangui matėm 5 ar 6, pagal prietaisus, 5 ar 6 žvalgybinius dronus Zala. Nes ukrainiečiai turi ten tą oro žvalgybos sistemą, kur per telefoną, per apsą pasižiūri ir matai, koks dronas, kokiam aukštį, kokiu greičiu skrenda. Ir mes... Ta prasme, gali civiliai turėti, ne šitargi? Ne. Čia yra net ne kariai visi. Čia labai mažai kas gali turėti, nes yra pakankamai sudėtingos ir slaptos technologijos, kad jų neperimtų, ten labai mažai kas gali naudotis. Žodžiu, ir mes matėm, kad yra 2 zalos dirba 3,3 GHz dažniu, 2 zalos dirba 2,2 ir kažkiek, 1 zala 0,8. Tai reiškia, jos yra skirtingos rūšys tų dronų. Ir vienas zalas su kamera, 2 zalos paprastom kamerom, 2 zalos buvo su termovizoriais, 1 zala, ta, kur 0,8 dirbo, jinai dirbo radio žvalgybą. Tai reiškia, yra dronas, kuris turi radio žvalgybos skanerius ir jisai skanuoja viską ir visus radio dažnius, ką jisai mato, jisai visus ir supranta. Ar tai yra telefonas, ar tai yra racija, ar tai yra radio stotelė, ar tai yra dronų pozicijos, kur yra antžeminė stotis, kuri kažką transliuoja, ar tai yra džemeris. Jisai viską suregistruoja, tada yra rusiška tokia FLIR sistema, kuri duomenys apdoroja ir pasako, žiūrėk,
žiūrėk, va čia šito vietoj sėdi ten 5 gavrikai, kurie su mobiliais telefonais sėdi. Pažiūrim, kokios jų kortelės yra. Nes telefonas yra kiti zala dronai, kurie imituoja bazinę stotį. Ir jisai, jeigu įskrenda, tavo telefonas, sako, čia yra visai geras, stiprus ryšys. Ir jisai registruojasi prie tos bazinės stoties, o ten yra iš tikrųjų ruskių dronas. Tu, aišku, niekur nepaskambinsi per tą droną, bet jisai žino, kokios netgi šalies tai yra kortelė. Tai vad pagal tai jie suregistruoja ne tik, kad kurioje vietoje yra sutelktas grybai, kurie sėdi įsijungia telefonus su įjungtais visais ten ir registruojasi, bet jeigu prisijungia prie tokios, kur yra bazinės stoties imitatorius, jisai netgi žino, kokios tai yra šalies kortelės. Ir tada sako, lietuviai sėdi. Okay. Pasižiūrim. Tai va ten tas atvejs ir buvo. Jie prisiregistravo su amerikietiškom kortelėm, jos aptiko, ir viskas, ir jos visus ir sudaužė. Tai čia labai paprasta. Radio ryšių higiena. Bet tai veikia ir iš ukrainiečių į rusų taip pat ir... Jo, bet, tipo, žinai, ten belekas yra. Tipo, rusas ar šiaurės korėjietis iš vis telefono neturi. Ryšio žmogus nėra matęs. Vienas fainiausių video buvo tas, kur čia žinėjo nuo kalniuko, tas korėjietis. Surogiam. Ne, aš mačiau, kur tik tais... Čiožė laidingas ir ten prikolina kažką čiožė, jis sargutėm ten kažką ten rankoje laiko, žinai, ir tiesiog už 60 minus ir tiesiog nusvedė nafik į ten 20 metrų, gal tiesiog atgal, žinai, kur, nu... Aš mačiau, kai jos ten buvo pašovę ir ligoniniai, jie tiesiog teliką žiūri visi, nes nėra matęs tiesiog televizijos kitokios, žinai, ir tiesiog akis išmetė, žinai. Žinai, mums čia yra juokinga, bet įsivaizduokit, kiek jiem smegenys yra praplautos ir kai jie užvaro, kažkokią, tarkim, Ukrainą, ten, kuriem čia, žinai, yra civilizacijos viršūnė ir kai jie pamato, kaip žmonės, tipo, gerai gyvena, kiek jiem turi būti pykčia, nes jiem yra įteikta, kad, va, čia, žinai, dėl vakarų, dėl tų, mes blogai gyvenom. Taip. Tau yra tekęs su pagautu kacapu šnekėt, ar ne? Aš turiu daiktų, pasų, uniformų turiu, bet iki manęs gyvas nedaėjo, nesulaukė. Ne. Aš pamenu vienam renginį, kai buvom, tu labai parvežęs įdomią dovaną, labai, bet gal vėliau pakalbėsim po podcast'o, nežinau, čia galime viešai kalbėti, kur įteikiai, kai buvo Lofte renginys Locked and Loaded, kažkokiam užviniuotam maišelį tam buvo, aš dabar... Tai jau pasakyk, iškirpsim jau ką. Jeigu bus per griežtą, iškirpsim. Aš nežinau, ten tu jokavai, bet ten sakai, kad ten kažkas nupjautas ruso kažkas yra. Ne, aišku, kad ne. Ai, nes atrodė labai realiai. Ne, ten galbūt aš žinok neatsimenu tada. Jo, aš atsimenu tą rengį, bet aš neatsimenu, ką aš atsinešęs buvau. Gal ten rusiškų buvo uniformų kokie... Bet ten kažkas buvo dar, buvo uniformas, bet buvo dar kažkas susukęs į kažkokią tais medžiagą, kur sakai, čia tiesiai iš fronto, čia, kad jokavai, kad čia nupjautas ruso kažkas yra. Ne, tikrai, žinok, aš neatsimenu, bet tikrai ne, aš tai Gerai, blem, aš galvoju, kad tu tiek mental. Ne. Kai tu įvarai jau tos karštus taškus, kiek su savim dronų pasiėmė žvalgybinių? Ar ir skirtingas? Vieną tik tais? Vienas. Nu tai, žinai, ta prasme, mes išvažiuojam. Mūsų pagrindinis tikslas išsaugo droną, surinkti žvalgybinius duomenis ir išsaugo droną, nu tai mes vieną ir vežamės, pas ne vienkartinį, kutas dronas 180 000 eurų kainuoja, tai ten jį, žinai, prašyti. Aš vis dar blaškausi tarp dronų dydžio ir dronų savokos ir kainos. Tai žvalgybinis dronas jis yra didesnis ir jis yra jau gamintas gamykliškai, ar ne? Tai mes tada, kai sako, Omonas, atvešiu, sako, aš jums droną į aukcioną parduoti. Nu mes ką, gerai, tai atvežk. Atvežė kaip 4 stalai tokį droną. Dabar kur mums dėda dabar įdėti, ką mums daryti su jo, tai pasakom, tai turėjo po to išsivežti, nes nebuvo kur dėti netgi jo, tai... Jo, tai yra klasifikacijos. Pagrindinės klasifikacijos tai yra multirotoriai dronai, tai toks kaip šitas, vertikaliai kyla, mažai skrenda. Jo yra privalumas tas, kai jisai vertikaliai kyla, jisai yra pigus, bet jo batkė radio ryšys yra toksai, kad jisai 20 minučių ore būna, ir ten gali nuskristi per tą 20 minučių, kiek traukia. Kiti yra sparno tipo dronai. Tai yra tas, kuris sparnas, lėktuvo tipo. Ir jie dažniausiai yra brangesni. Toliau paskirtis jų yra arba žvalgybai naudoja, arba atakos dronas. Tai tiek ir žvalgybai gali būti multirotorius, kur tau reikia greitai pakilai, nuskridai kažkur netoli, pasižiūrėjai, tipo su maviku kažkur pažioplinėjai ten, kas už kaimyno tvoros ir grįžai. Arba žvalgybiniai būna sparno tipo, jie yra brangus. Lygiai taip pat tie sparno tipo dronai gali būti ir atakos. Jisai gali ir sprogmenį nešti, pavyzdžiui, rusų yra Molnija. Lietuviai irgi dabar čia gamina tą X-Wingą, vadinasi X sparną, korpusas ir X-Wingas. Tai ten irgi jisai ir toli skris ir pakankamai daug kovinė galvutė 5 kg, ten gali
gali krūvą reikalus tokia prisidaryti. Tai va yra tipai. Ir paskui viskas yra nuo to, kokios drono galimybės, tokia jų yra kaina. Pavyzdžiui, ruskiai ima tą molniją droną, kuris yra vienkartinis iš šūdo pagalių padarytos, 2 aliuminio vamzdžiai ir putų polistirolo sparnas ir šonai iš kartono padaryti. Ne iš kartono, iš fanieros. Ir jisai toksai, žinai, jisai vieną pusę skrenda, ten jam įdeda kažkokius sprogmenų, pradėjo jos naudoti irgi kaip žvalgybinius. Tai reiškia, paima paprastą pigiausią kamerą iš AliExpresso, kuri kilnojasi aukštyn žemyn ir ten jisai kažkiek gali pamatyti. O paskui yra visi kiti dronai, kuo brangesni. Tai yra brangiausi komponentai, tai yra radio ryšys ir gimbalas. Gimbalas tai reiškia tas stebėjimo kamera. Tai žinai, pavyzdžiui, mūsų dabar aš su kuriuo aš dirbu dronas, tas lietuviškas, mes pakylam į 200 metrų aukštį, mūsų stebėjimo objektas yra už 3 km. Mums net nereikia arti skristi ir viskas yra, ta prasme. Bet gerai, kiek tu gerai matai? Jo. Jeigu viskas, matai, priklauso nuo oro, jeigu oro sąlygos yra geros, tarkim, kaip dabar, pavyzdžiui, saulė šviečia, laukia, žinai, debesų nėra, tai aš žmogaus veido negaliu atpažinti, bet aš galiu atskirti civilį nuo karinės uniformos, galiu techniką suprasti, ar tai yra, lengvoji, ar ten žmonės važiuoja civiliai, ar važiuoja kariškiai, jeigu ten juda kažkoks žmonių judėjimas, aš galiu tiek atskirti. Transportą galiu atskirti. 3 km. Jo, 1,200 km aukštis ir 3 km atstumu. Jeigu su naktinė kamera su termovizorium jau reikia arčiau, jau taip toli, viską, žinai, išplaukia tas vaizdas. Bet jisai pritraukinėja, ta prasme, vaizdą. Jo. Viskas. Jisai zoomas yra labai didelis. Ten, ta prasme, aš gal video galėsiu paskui parodyti, aš turiu, žinai, telefonų. Tai su telefonu filmuoju planšetės ekraną, tai irgi ta kokybė visai išplaukia. Bet aš galėsiu parodyti, matosi, žinai, atstumai, kokiais mes dirbame. Bet tai tie komponentai, jie yra ten civilinių kamerų, ten kaip Canonai, dar kažkas, ar ten yra kurta... Ne, ten yra kariniai komponentai, jų taip paprastai nusipirksi pasaulyje, yra keli vos gamintojai, kurie gamina karinės paskirties su MIL kodifikacija, komponentus, kurie skirti karo pramonėje ir jie tam ir skirti. Bet rusai gauna irgi jų kažkaip tais. Nes kaip dabar čia buvo įkelęs, kad tą droną su vakarietiškais komponentais. Jo, gauna. Tai jie ten apeidinėja sankcijas, gauna komponentus, gauna ir net ir visus gaminius. Šveicarai, pavyzdžiui, be problemų, kad sapam pardavinė, mes iš šveicariškų radio ryšio sistemų esame iš rusiškų dronų išlūpę stebėjimo sistemas, o tas kameros. Tai va, o kitas brangus komponentas tai yra radio ryšys. Tai va ta pati radio sistema, kuri viską užžemint gali, bet kai ką kainuoja brangiau užžemint. Ir ten irgi paskui, ką lėktuvas daro tada, kai jį užžemina. Tai va, 3 komponentai yra stebėjimas, radio sistema ir paskui visas interfejsas, visas elgesio modelis, ką lėktuvas daro, žinai, kad jisai, nes jį paskui numušt labai lengva. Tai rusai irgi užžemina, tas lėktuvas pradeda ratus suktis, tada skrenda su FPV ir numušta tos žvalgybinius dronus. Tai ten, žinai, daug visokių yra tokių karinių niuansų, kurios paskui ten jie irgi keičiasi, tie dalykai. Bet čia yra pagrindiniai patys svarbiausi, brangiausi komponentai. Bet tai tu šitą visą droną vežės iš Lietuvos? Ne, per sieną negalima pervežti, karinės paskirties. Ne, yra Ukrainoje tie dronai, mūsų sandėlys yra, stovi dabar laukia, kada jau atvažiuosim. Gerai, bet aš dar noriu paklausti, kaip tarkim, vis tiek tau yra, ne čia būnant yra vis tiek kažkokia grėsmė, tau čia gyvenant, tai jeigu tu ten važinėjai misijas, ar nebūna kažkokių ten, kad seka tave galbūt, ar ten kažkaip... Ne, žinai, jau atsiradęs įprotis visą laiką prieš sėdant į mašiną pasižiūrėti, kas po mašiną, ar viskas yra gerai, tenais būnant. Bet šiaip, žinai, yra daug visokių, saugotis reikia. Aš apskritai esu už terorizmą, tarptautinė paieška mano yra paskelbta, tai man labai yra, žinai, apribota, kur aš galiu keliauti, kokias valstybės galiu keliauti. Aš norėjau tave pristatyti kaip teroristą, bet galvoju, gal tas nepasigaus kas nors, tai... Ne, tai čia jau, žinai, čia visi kas pasigavo, taigi ta Kremliaus rūporos, kaip jinai ten ta Nataša ar Maša jau paskelbė, kad aš paieškoju už terorizmą. 23 metus gyvavęs esu. Bet čia irgi klausimas, nes tu turėjai ten tą už tam kosmodrome, kur ten buvai, prisidirbęs. Po to Kaliningrade buvai prifotkinęs karinių objektų. Bet tu gavai, bet po to tik į tą Kurską įžengiai. Aš tik tai gavau tada už tą į Rusijos teritoriją, kaip įvažiavom, iki Sūžos buvom nuvažiavę, tai aš už tą gavau. Tai čia aišku kita tema, bet man tiesiog juokinga, kai tiesiog važiavai daryti video ir rinkai informaciją savo norų apie rusų karinius dalykus. Tai man smalsu buvo, žinai, ta prasme, man tiesiog įdomu. Ten į tą uostą, tai jeigu kalbant apie Kaliningrado uostą, tai jis tiek buvo prastai saugomas, kad mes to važiavom. Aš tiesiog įvažiavau su mašina prie pat prieplaukos, kur stovėjo rusų karinis laivas, aš išlipau su telefonu, pradėjau fotkinti ir iš laivo išlipo kažką, sako, tu čia darai, sakau, kas yra. Sako, tu čia kariniai teritorijai, kariniai bazai.
Tai sakau, tai o ką, nu, tai sako, tai negalima čia daryti ir čia dar laivus fotografuoju. Ai, nu tai sakau, atsiprašau, tada, žinai, išvažiavau. Nu, ta prasme. Ir tada keli video. Ne, nes iš tiesų su mašina. Tiesiog aš į Pirsas, nu, prieplauką, visiškai prie pat laivo su mašina buvau privažiavęs. Tai jie ten tiesiog, nu, prastai labai saugo, žinai. Tai, o man smalsu buvo, aš tiesiog, o, čia tas įdomu, žinai, čia tas laivas, čia technika, žinai, čia garažas, čia remontuoja, čia tie turi ten prisivarę tų ant puslių, kur laivai, žinai, kur ant šausumos gali plaukti. Nu, tų pripučiamų tokių irgi buvau radęs tenais. Tai man smalsu buvo, tai lygybė su Baikonūru irgi, nu, įdomu man buvo, aš norėjau pasižiūrėti. Aš labai norėjau, žinai, kosmonauto vietoje pasisėti. Įsės tiesiog, ar ne? Bet neįlipau. O ten, aš nepamenu, ten tu tyčia užgaudėjai tos ten karius, ten kur nešė kažkokias neaiškius dalykus, gabeno, ar netyčia buvo tenais. Nes tu beros buvai tada kažkaip užfiksavęs jos, kažkaip, kad ten kažką veža tie rusai. Tam Baikonūre? Jo. Ten patruliai buvo. Patruliai tiesiog. Ten jie tiesiog, ten matai, kariuomenė, ten FSB šnekai, nu, milicija ar kas tenais pas juos ir yra kažkokie ten kariniai patruliai. Tai ten pastovi tos ar tą kosmodromą patruliuoja, nu tai iš ten, nu, aš per langą juos mačiau, nufilmavau. O tai jeigu, tarkim, būtų ten pagavę tave? Matai, čia viskas senai buvo. Tai tada greičiausiai gal nieko, žinai, būtų ten palaikę truputėlį, pakamantinėję, atėmė kortelės visą medžiagą video ir turbūt gal, nu, baudą būtų kokia išrašę, žinai, tadagi situacija kita. O tai, tarkim, dabar su šalim, tai reikia žiūrėti, kurios yra draugiškos Rusijai, ar tiesiog ten dar daugiau yra visokiausių... Pagrindinis dalykas, tai, žinai, nu, aš galiu ramiai keliauti po visą Europos Sąjungą, visiškai ramiai, ten ir NATO blokas, išskyrus Turkiją. Nes Turkija, tai, nu, tokie irgi ten, žinai, paklaustukų. Tai, o paskui visas kitas šalis, tai jau reikia specialiai žiūrėti. Tai čia, vat, yra kas jau defaultų, kas gerai, kas blogai, o paskui, jeigu ten plačiau kažką, tai, nu, žinai, ir kitas dalykas, nu, vėl, informacinė higiena, nu, niekada niekas nežino, kur aš esu. Nu, pavyzdžiui, pagal Facebooką aš dabar esu Kenijoje, Safaryje. Nes mes toliau tokį skambinam čia pernai, sakai, dabar negaliu kalbėti, atskambinsiu už 2 savaičių. Tai bet irgi, nu, tipo, kažkur buvai, žinai, tenais, sakai, po 2 savaičių galėsiu pasiskambinti. Jo, nu tai gal Ukrainoje buvau, žinai, aš neatsimenu tada. Ne, tu man atrodo, sakai, po 2 mėnesių, ten kažkas tokio, man atrodo, kad ar po mėnesio, ar ten, kad... Tai gal tu, jeigu man balandžio mėnesį skambino, tai tada jo, aš mėnesį buvau Ukrainoje dronų mokymuose, aš tada kaip tik buvau to į dronų mokykloje mėnesį buvau. Tada. Ir ten buvo žiauriai užsiėmimai mus. Ten būdavo taip, kad užsiėmimai nuo 9 ryto iki 5 vakaro, bet atvarydavom mes nuo 8, nes dar paskraidyti su simuliatorium, tada po tų paskaitų dar pasilikdom dar simuliatorių patrošt ir paskui grįžus dar namo, dar 2 valandas būdavo. Tai aš tai praktiškai, žinai, 8 pradėdavau mokytis ir baigdavau vakare kokią 10. Tai, žinai, ir ten visą dieną, nu jau paskui jau ne iki to buvo. O čia ten tie mokymai, kur pasakoja, kad ten tiesiog gaudavai, kur čia tie patys buvo, kur ten, sakai, ateini, gauni droną, nežinai, ką gausi tenais, ar gerą, ar negerą jį. Ten... Jo, čia tas. Tai čia egzaminas buvo toksai, kad tu tiesiog yra dėžė, kur to dėžė yra išardytas dronas, tiesiog detalių krūva, žinai, ir reikia tą droną surinkti. Ir reikia dar pasižinai, jį teisingai surinkti, ar nieko netrūksta. Ir dar tam tokių nesąmonių būna, kad, pavyzdžiui, būna padarytas kai kurių servo pavarų reversas. Nu, žinai, jisai turi vairuotis ir kažkuri viena, kai tu paspaudi tą pusę, jisai į priešingą pusę ploštumą, žinai, paverčia. Nu, ten tokių, žinai, pridaryta. Nu, ta prasme, ten egzaminai žiauriai sunkus. Paskui jau buvo tas praktinis egzaminas, kur reikėjo žvalgybą padaryti. Irgi, nu, tipo, duoda ten kažkokį maršrutą, reikia praskristi, ten ir slopinimas vyksta. Nu, Ukrainoje nereikia imituoti, ten realiai slopinimas vyksta. Paskui jau, tipo, dar nuskrista pažiūrėti, aš jau žiūriu, ten batkės liko labai mažai, dar tą, žinai, viskas, sako, aš atsisakau, žinai, šitą užduotį vykdyti, reikia man grįžti, nes turi batkės užtek grįžimui ir gerai, žinai, tas jau grįžtų, dronas liko gal kokie 5 km įskrist, gal mažiau biškiai, jisai man prie jo laidą ištraukė, sako, psta vaizdo signalo radio ryšys sugedo, žinai, ir viskas. Ir aš nežinau, kur dronas, nes GPS neveikia, viskas užžeminta, viskas blokuota, galima orientuotis pagal vaizdo ryšį, man vaizdo ryšį atkirto, viskas, sako, parsivaryk droną, turi, žinai, jeigu parsivaryk droną, išlaikė egzą. Ok, žinai, ką daryti, nu tai tada radio žvalgybą reikia vykdyti, pasiimi anteną, nu, drono valdymo, žinai, sukiot ir žiūrėti, kur radio signalas geriausias, ok, nusistatei, žinai, kad tenais yra, maždaug tą kryptim, tada azimutą pasiskaičiuot, nu tada pasukyti po jo link savęs, tada vėl radio žvalgybą vykdai, nu ir tokiu būdu, žinai, atsivaryti maždaug į save, kad turėti vizualinį kontaktą. Paskui, kai tu įmatai droną, paskui jį pasodinti, jau galė, žinai, jau ar su pulteliu, ar per Per kokį čia laiko tarpą turi tai padaryti? Kiek laiko tas dronas viršui kybo, kol... Čia sparno tipo dronas, jisai nekybo, jisai visą laiką judesį, o laiko, nu, batkės, aš neatsimenu, gal 15% buvo likę, nu tai gal 15 minučių.
parsivaryti iš 5 km atstumo tą droną ir jį tvarkingai. Tai vis tiek reikia turėti omeny, jį reikia susirasti, atsivairuoti iki savęs, dar jį reikia užeiti, nes prieš vėją jisai leidžiasi, negali belė kaip, dar ten ir vietą pataikyti, ten krūva reikalų yra. Ir dar būna, jeigu, pavyzdžiui, dar kažkas sugenda, paima ten kažką dar atkerta, žinai. Bet tai realiai dronų tik tais rūkas ir yra didžiausia problema, ar ne? Diena naktis jau nebėra visiškai. Diena naktis tai skiriasi tik tai kokiam aukštį žvalgybą vykdyti. Nes ir kokio atstumo nuo stebimo objektų, nes termovizorius neveikia taip, kamera daugiau prisizum, nes termovizorium taip gerai nepasižiūrės, reikia ir aukšto žemesnio, reikia aršiau priskristi prie objektų. Bet ir saugiau tada, nes nėra vizualinio kontakto, tada oro gynybai sunkiau numušti ant radarai, tos dronus netaip labai gerai. Gerai, dabar galbūt keistai nuskambės šitas klausimas, bet ar yra kažkokia vieta paroj, kuri yra baisiausia dienoje, ar tu visą laiką, aišku, karo laukas, tai tu visą laiką turi būti pasiruošęs, bet ar galėtum išskirti, nes tas dronų karas, jisai yra nebaisiausias laikas. Ta prasme, šiaip visas laikas yra baisus, nes visą laiką yra pats geriausias laikas, tai yra vadinamas tas pilkasis pusę valandos, kada jau pradeda truputėlį išvis ber saulė dar nepatekėjus. Tai tada termovizoriniai dronai jau grįžta namo, arba jie ten jau būna jų mažiau likę, o dar tie dienos dar jie nelabai ką mato. Tai va tas momentas, kai jau termovizorinių beveik jau nėra, o dieniniai dar yra neatskridę. Tai ten praktiškai mūsų visos atvažiavimas į pozicijas tai yra būtent tuo metu. Visai, ką mes taikom, atgalinis taškas, važinom, kad nuo tokios minučių bus pilkas laikas, reiškia mes į savo pozicijas turim ateiti tokiu laiku, reiškia atvažiuoti turim tokiu laiku ir tada viską kitą atgal skaičiuoji ir žinai, kada reikia išvažiuoti iš namų, kad tuo pilkuoju laiku atvažiuoti. Tai čia yra saugiausias. O šiaip tai, taip, maždaug būna prašvinta, tada pakelia rusai žvalgybinius dronus, žvalgyba vykdo, suranda taikinius, tada būna bombardavimas aviaciniam bombom kabais. Ir būna kokios ten, kas pusę valandos sesijos, lėktuvas, naikintuvas neša 2 kabus, tai būna 4 bombos arba 6. Bombarduoja, tada tai čia viskas vyksta iki pietų, po pietų tada jau nustoja bombarduoti, 5-6 sesijos, apie kokią 1-2 valandą baigėsi bombardavimas ir tada atskrenda FPV-škės, gaudyti likučių, ko nesubombardavo, ieškoti išgyvenusių, ieškoti gyvų, ten žvalgybą papildomą vykdyti, dar žvalgybiniai dronai. Tai būna tada ta antra sesija, ir praktiškai FPV-škės jau iki nakties. Tada naktį aprimsta, jeigu vakarė rūkas būna, tai tada rūko metu gali irgi daug visko reikalų pasidaryti, žinai, logistika visai vyksta. Ir paskui naktiniai. Tai naktinių dažniausiai mažiau būna, nes termovizorinės kameros brangios. Naktinis būna ten virš kaimo vienas, atskrenda, taip, dar net iki mūsų ne visada tai skrisdavote. Gerai, o kalbant apie naikintuvus, čia galbūt durnas klausimas bus, bet ta prasme yra daug video visokiausių iš karo, bet tarkim, kad naikintuvus užfiksuotų beveik nėra, nes man atrodo, kad jų beveik nebėra kare dabar. Ta prasme, tai jie dėl to, kad jie iš toli paleidinėra, kad tos tikriausiai ne, kad tu tiesiog vizualiai negali užfiksuoti jų kažkaip tais, nes realiai kažkaip video medžiagos daug labai iš naikintuvų nėra, kad... Ne, aš per visą karą tai naikintuvus realiai esu matęs, gal 5 kartus tik tai. Ir tai ten 2 kartus mačiau, kaip jie kilo. Ir ten irgi buvo taip, kad jie kilo ir aš po apačią važiavau tuo metu su mašina ir važiuoju, taip žiūriu, čia tikrai ir ta banga, mašina mane, žinai, paėmė. Čia saviškis buvo. Jo, ukrainiečiai, jo. Tai tik tai tiek. O kacapų naikintuvai, matai, tos aviacinės bombos kabai, jų skrydis yra 120 km. Tai jie pakyla į 11 km aukštį, įsibėgėja ten iki 1000 km per valandą, įsibėgėja ir atkabina tą bombą. Ir jinai dar iš inercijos skrenda 120 km. Tai 120 km ten tų lėktuvų, jų paleidimo momentas, o ten manevruoja, tai dar toliau, ten dar 200 km. Tai jų ten nepamatysi. Tai skaityk, kontakto linija yra ir nuo kontakto linijos dar 120 km. Tai ten niekas nesiekia, žinai, jų numušti. Tai realiai jie vis dar yra didelės reikšmės dalykas, ne? Nes sakau, žiūrint tiesiog tos visus reelsus, tiesiog atrodo, kad jų nebėra, žinai. Ne, jie yra tikrai, matai, pagrindinis dalykas, jie yra naudojami bombardavimui. Artimai ten visoks oro mūšių tokių nebūna, žinai, kad ten raketom kažkur užmėtytų. Pagrindė rusai naudoja bombom kabą mėtyt ir kabai šiaip tai yra šlykštus dalykas. Ten, jie labai galios didelės turi, ten 250-500 kg. Tačiau, tarkim, kaip pavyzdys, čia aišku, taip gal nesinori sakyti, bet jeigu tokį numestų, kiek, tarkim, kokiam Vilniui, kokį plotą sunaikintų jisai dabar čia, kad suprast vizualiai? Jeigu kap 500 kg bomba, tai jos krateris yra kokie gal 4 metrai gylio ir skersmuo, ką aš žinau, gal koks 12 metrų.
Gerą dangoraižį nuneštų jau, Tai, tai žinai, čia į pliką žemę kaip pataiko, o jeigu pataikytų į pastatą, tai pastatą visiškai sunaikintų. Ir jos baisiai, žinai, stiprios. Aš atsimenu, žinai, irgi tarp kabų bombardavimų sesijų, mes, ten buvo, žinai, toks irgi, vynogių radom, žinai, tam kaime. Aš nuvarėm, žinai, prisipjausim dėžę tų vynogių, nuėjom į Rūsį, aš tų vynogių prisivalgiau, o, žinai, vynogės paskui jau man ant didelio taip reikia. Žinai, ir aš, gerai, žinai, praskrido ten gal 4 sesijos praėjo, aš jau ten ir taip, žinai, viskas, sakau, hebra, aš ant didelio einu, jau, negaliu kentėti, aš bėgtai išbėgau iš požemių, nuėjau, sėdžiu, žinai, toj lauko, tupykloj ir blemba, vėl bombarduoti jie pradėjo ir kažkur gal už kokio kilometro nuo mūsų numetė tą bombą. Ir ant tiek, žinai, oro slėgis pasikeičia, aš sėdžiu tūlikę, viduje oro slėgis vienas, o per tūliko tą ventiliaciją išvedimo, žinai, iš duobės tos šūdų pareina, žinai, kitas slėgis ir aš taip sėdžiu ir ten slėgis ir mane taip tai viršų pametėjo vienas, antras kartas. Bet turėjo paskui lengvai viskas išėti. Ir taip ten lengvai išėti. Bet čia, kalbant apie tą visą tokią atmosferą, situaciją, mes prieš tai buvom kalbinę vieną karį, kuris buvo Ukrainoje. Ir mes ten kažkaip, tuo metu mes dar turėjom vienus rėmėjus Kroksus ir mes tik tais paskui jam įteikėm ir jis žiauriai nusižvengė, sako, prasme, fronte Kroksus tai žiauriai jokingai primdavo, nes būdavo žiauriai jokinga jiems. Kokia šiaip yra atmosfera? Tai sakė, kad po to labai pradėjo dėvinti visi. Jo, tipo, buvo jokingas vaikščiamo tipo dalykas, žinai, gera avalinė. Tarp karių pati, kokia yra humoras, vyrauja, nevyrauja, jisai suaštrėjęs yra, tiesiog įsivaizduot visą šitą, nes tu dabar pasakai ir taip atrodo, viskas yra tiesiog paprasta linksma darbas. Nelinksma, bet tiesiog eilinė diena ofise, žinai. Žinai, negali sakyti, kad tai psichikos nepaveikia. Dabar jau gal aš mažiau, žinai, apsipratau, bet pradžioje tai būdavo, aš grįždavau namo, žinai, žmona man sakydavo, eik tu 2 savaitėm į karantiną. Apsipras, biški, ne šia taika, niekas šitavės užmuš nenori, niekas šia nemedžioja, nebombarduoja ir... Ir celofanas už lango tiesiog stovi su kamera. Jo, tai žinai, bet, ta prasme, kitaip viskas veikia. Visa ta, žinai, tokie žmonių santykių, socialiniai santykiai ten yra visiškai kitokie. Ten viskas daug aštriau, humoras juodesnis, nėra kažkokių, žinai, tipo, ką pagalvos ten, ar reikia kažkokią užuominą duoti, pasakysiu užuominą, žinai, reikia greitai, kad viskas įvyktų, tai tu nesakai užuominą, jeigu matai, kad žmogus kažką blogai daro, tu jam ir sakai, kad jisai blogai daro, nesakys ten. Gal tu galėtum biškai, žinai, pradėti požiūrį pakeisti drono vairavimą, kai tavo droną numušinėja kažkas. Tu, žinai, sakai, tu lopas, ką tu darai iš karto, kiek pradedi. Tai ten, žinai, kaip pavyzdys, tai ten visai viskas kitaip ir paskui iš karo atvažiavus į čia irgi būna toksai, reikia laiko truputėlį persiorientuoti. Nes, žinai, kariai yra paprastai. Tu nori, kad kažkas įvyktų arba kažkas neįvyktų, tu turi ginklą ir tu kaip ir turi pakankamai rimtą argumentą kažką įkalbėti, žinai. O čia ne, čia reikia kažkaip kitaip. Jeigu celofanas atvažiavo, aš negalėjau tiesiog nušauti. Bus paskui nemalonu, bus kažkokios pasekmės. O iš ten grįžus atrodo, taigi čia paprasta. Taip. Tai ten... Aš dažnai atostogose buvau ir blemba, mes ten Ukrainoje taip pisamės, kad tuos ruskius išgaudyt. O čia jie sėdi prie gretimo staliuko, taigi aš galėčiau viską paprastai dabar padaryti, žinai. Man tai pikta, aš dabar, kai buvau kelionė, irgi, blemba, man tiesiog ant kiekvieno kampo, ir čia labai toli buvo, nuo Lietuvos, nuo Rusijos, ir man taip pikta, žinai, irgi tas einimą, tai visur jos ten, žinai, nežinau, atrodo, pusę miesto jų ten gyvena, žinai. Jo, ir atrodo, čia labai paprastai tą klasą būtų galima išspręsti, tiesiog čiurkšnai ir viskas minus kažkiek ten jų. Bet čia matai, neveikia ta pati, tie dėsniai ten kitaip viskas. Man dar įdomu yra, nežinau, kiek gali pasakoti, kiek ne, kaip atrodo tavo misijos pradžia. Nes tu esi Lietuvoje, tu priklausai ten būriui kažkokiam Ukrainai, ar tu esi laisvai samdomas specialistas, aš nežinau. Aš kaip instruktorius važiuoju. Kaip instruktorius, ar ne? Bet tu kaip instruktorius būni tuose karštuosiuose vietose. Tai tu ten instruktauji. Žiūrėk, duok automatą, parodysiu, kaip nušauti. Ok, gerai, tai tu gauni dabar, ar tu nusprendi vykti ten, į Ukrainą? Su kuo tu susisieki? Tu gali sakyti, ar ne, abstrakčiai? Su tais daliniais, kurie turi dronus, kurie yra gavę dronus. Okay. Ta prasme, aš tenais instruktorius labai konkrečiai tų dronų lietuviškų, kurie yra gauti iš Lietuvos, kurios gavus yra Ukraina ir kurios yra gavę kariai.
Tai mano tai visi išvažiavimai, misijos tai ir yra, aš turiu juos išmokyti skraidyti koviniam sąlygom, aš esu kovinis instruktorius ir aš važiuoju į pozicijas tam, kad juos mokyt. Bet tu paskambini jiems, kada būsi, ar jie tu paskambina, kada reikia tavęs? Ne, aš, ten kitai, ta prasme, ten grafikai, kada gauna dronus, kada pasiruošia, kada žmonės paskiria, tada mes susiderinam, kada ten pas ką važiuoti ir taip toliau. Bet tau yra aiškus, nurodytas objektas, ką tu turi daryti, ar tu nuvyksti ten ir tu kartu brainstormini nuo pat pradžios iki galo? Ne, matai, mano objektas, man išvažiavus, matai, ne aš vienas, mes dviesi esame instruktoriai. Tai vienas yra Bilas, kuris yra labiau atsakingas už dronų valdymą, jisai už pilotavimą, aš labiau atsakingas už valgybą, už pozicijų pasirinkimą, įsirengimą, ten, pačios žvalgybos vykdymą ir taip toliau. Tai mūsų yra tikslas, žinai, mes atvažiuojam į dalinį, kuris tenais yra. Gerai, išsiaiškinam, kus yra jo atsakomybės rajonas, nuo kur iki kur. Tada, ką reikia žvalgyti, kurios vietos yra aktualios. Ir viskas, tada pagal tas aktualias vietas įsirinkam pozicijas, iš kur mes skrisim. Kelios pozicijos. Dažnai mes nuvažiuojam, jau mums būna parinkę, sako, žiūrėkime, mes čia pažiūrėjom, pasižiūrim. Padarom žvalgybą, įsirinkam pozicijas, tada įsirengimas pozicijų vyksta. Viskas tas procesas vyksta ir jie mokosi. Paskui mes išvažiuojam ir lieka tose pozicijose ir toliau dirba. Ok, dabar aiškiau. Įdomu suprasti visą procesą. Žinai, vyksta. O kaip tas psichologinis dalykas, nes tarkim, ten tikrai teko bendrauti su ne vienu žmogu, kuri po to žuvo kare, ar išmoksti neprisirišti kažkaip prie tų žmonių, kad... Jo, žinai, ir žūsta, ir sužeisti yra, ir jo, reikia stengtis neprisirišti. Čia, žinai, čia sunkus toksai momentas irgi, nes tipo kaip ir draugai tampa, bet vis tiek reikia turėti omenyje, kad, bet kuriuo momentu, žinai, karas yra karas, ten taip, reikia tą dalyką turėti omenyje. Bet dronų karas, jisai sulėtino visą karo eigą, ar kaip tik paspartino, nes minėjai, kad tų didžiųjų tankų visokių nebėra, nieko nebėra, tai dabar atrodo, siunčia po 3, laukia. Tai jo, ir toks laukimas. Taip, tai čia ir tam ir esmė yra, kad kai atsirado šitą robotizaciją, tai rusų puolimas labai sulėtėjo ir jie dabar čia aš nepasakysiu, dabar nepasiruošę, žinai, atsakyti klausimą, kiek čia tų kvadratinių kilometrų jie sugebėjo užimti per pastarosius metus. 5000, 4. Kažkaip, ta prasme, ten, žinai, per metus jie užėmė maždaug kaip Klaipėdos apskritis tokį žemės plotą, žinai, Ukrainos. Antra, tarp 4-5 turėjo būti, jeigu neklystu. Jo, tai, ta prasme, čia, žinai, yra niekingai mažas rezultatas, kaip tokio masto karui, žinai, su 1000 km fronto linija ir su tokiam pajėgom, tik tai tiek sugebėt padaryti, tai čia, labai apgailėtinai. Tai ukrainiečiai tikrai, pakankamai gerai laikosi. Bet dabar yra kokia yra didžiausia galbūt tokia baimė resursų, galbūt kad trūkumas, kad jų nebeliks, nes aš kaip suprantu, atsilaikyti prieš kacapus, viskas tvarkingai yra. Tiesiog galbūt drono nebus paskutinio, kada reikės. Jo, tai visi karai yra resursų karas. Tai iš vienos pusės žmogiškiai resursai, reikia žmonių ir iš kitos pusės įranga. Tai... Bet šiuo metu, pavyzdžiui, dabar kai renki paramą, ko labiausiai trūksta? Tai dabar ta parama, kurią aš dabar vežu, tai vėlgi yra ten, žinai, žvalgybai tie komerciniai dronai, kuriuos mes, tarp kitko, Ukrainoje perkam net ne Lietuvoje, nes ten gaunasi viskas paprasčiau, greičiau ir, žinai, tiesiog kešą padėjai ir jau kitą dieną tas dronas jau jisai dirba. Tai ten paprasčiau, žinai, viskas. O pagrindinė parama tai ne karinė, matai, mes negalim pristatinėti tų karinės paskirties dalykų. Dronus jie patys darosi. Tai dabar iš esmės šiam momentui FPV dronus vežti į Ukrainą nelabai yra prasmės, nes, žinai, kaip į Kiniją veš dabar elektromobilius. Tai prasme, šalis, kuri pirmauja pasaulyje pagal dronų gamybą, tu ten nieko ten nenustebinsi, nei su savo dronais, nei su savo technologijom. Jie ten, žinai, tai mes jiem vežam 3D plastiką dideliais kiekiais. Pavyzdžiui, dabar praeitą kartą 2 paletės nuvežėm, kad jie galėtų ten spausdintis visus tos dalykus. Printerių esam nuvežę, nežinau, gal 40 iš viso 3D printerių, žinai, skirtingas vietas, kurie tos dronus. Dabar sunkvežimį didelį nuvežėm, kur yra dronų surinkimo dirbtuvės mobilios. Kad jų neišdaužytų, nes irgi prioritetinis taikinys, tai jie vienoje vietoje nebūna. Sunkvežimis važinėja iš vienos vietos į kitą, ten žmonės dirba jame. Tai tokie dalykai. O dabar, priėjęs tas karo momentas, jau 2 metai, tas alinantis karas, tiesiog, kuriai pusėje greičiau resursai baigsis ir viskas, čia nėra variantų. Tai, rusai turi Kiniją, vieną didelį fabriką. Ja, bet matai, rusai dabar pinigų neturi, jau jie mažėja, tai nes tos Madero sankcijos, kai jie pradėjo ukrainiečiai daužyti naftos perdirbimo gamyklas rusam, tai jie pasijautė labai. Pasijautė iškart?
Okay. Tu prasme, tai pačioje Rusijoje kūro trūkumas yra, žinai, jiem neužtenka. Dabar dar pradėjo skandinti arba atiminėtos rusų tanklaivius, žinai, tai čia vėlgi, žinai, jau, jie mažėja pinigų, tai iš tų kelių... Irakas dar plus, man atrodo, ten dabar sugriežtino ar atsisako jų ten kažkaip tais... Jo, Iranas irgi jau ten dabar turi ką veikti, žinai, užsiemęs, jau gal irgi tų šachedų jiem taip neduos. Tai iš esmės, žinai, reikia visiems, kurie rusus remia, duoti veiklos ir viskas. Tai dabar vienintelis dalykas, ką jie gali dar mainytis, tai gali su kinais mainytis į savo teritorijas. Ten, kur yra tos neginčytinos, kur dabar daug didesnė gyventojų dalis yra kinai, ten jų gamyklos stovi, verslai jų ir taip toliau. Tai kažkurio momentu gal sakys kinai, žiūrėk, dabar jūs čia mums tokią skolelę turit, tai gal padarom barterį, susidengiam, žinai, užskaitę dvišalę pasidarom. Tai, teritorijų turi. Žmonių ruskai irgi daug turi, bet, iš esmės, dabar tas toksai momentas, kad matėt, su arkliais iš mus eina, tai čia, pas jos tiekimas irgi stringa. Su arkliais, su paspirtuku, keičiausi dalykai būna. Čia įmanomas tas scenarius, kad ten sakė, kad po 5000 rusų beros ar į mėnesį ir koks ten dabar iškėlė tikslą, beros, kad įmanomas scenarius šitas? Jo, įmanomas laisvai. Tai dabar Ukraina, aš žinok, dabar skaičiais tik nepasakysiu, apie 65 ar jau 70% visos ginkluotės patys savo viduje gaminasi. Tai jau jie dabar mažiau priklausomi, žinai, nuo išorės tiekėjų, patys daug visko pasidaro ir su dronų pagalba iš tikrųjų labai daug prasisprendžia. Bet tai gerai, o tai, kaip minėjai, čia Lietuvos gynybai, sakai, reikėtų ten tankai, dar kažkas, tai kokia yra jų dabar tada funkcija tokiame kare? Tankų ir visų kitų dalykų, sunkių ten artilerijos. Matai, pirmas dalykas, kad vis tiek kažkurio momentu, pagrindinį darbą daro robotai, paskui kažkurio momentu vis tiek jau po robotų pradeda važiuoti technika. Žinai, iš vienos pusės. Paleidžia žmonės, pasižiūri, ar gali pravažiuoti, žvalgyba mūšių, tada vis tiek kažkurio momentu turi pasijungti tankai, vis tiek kažkurio momentu turi važiuoti. Kitas dalykas, tos visos ratinės šarvuotos priemonės, jas elementariai tos žmonės vežioti su kažko reikia, žinai, tų pėstininkus pristatyti reikia. Tai, tas bokseris, jisai kokias FPV-škas gal 2, žinai, atlaikytų ar 3, jisai dar galėtų ten pasivažinėti normaliai, dar paraganėtų. Tai reikalinga, negali visko statyti, žinai, visų kiaušinių negali vienoj pintiniai laikyti, o gal pas juos kažkokia taktika pasikeis. Jie pamatys, kad mes neturim technikos, o turim tik tai dronus. Tai sugalvos kažką ten, ar labai gerai džemint pradės, ar ten kokia, žinai, kitas priemonės sugalvos. Bet tai tos apsisaugojimo priemonės, kur iš plastelinų ir šakalių padarytos ant tankų būdo, ar šiaip kažkur jos veikia, ar čia... Žiauriai veikia. Veikia ir tokios... Jos kosmiškai veikia ir čia pagrindinis dalykas, tie vadinasi mangalai, kur, žinai, suvirina tą rėmą, aš esu matęs ten tam kaime, kur mūsų pozicijos ten, žinai, toksai tranzitinis tas kaimas ir važiuodavo ir būna, žinai, Hameris šiaip jisai didelis, o jį dar apvirintas, jisai kiekvieną pusę dar po metrą, žinai, ir ant kokio 102 toksai naktį be šviesų ten, žinai, spėk pašok pagal garsą, tik tai girdisi. Bet sakai, būna tarpai, tiesiog, kad tos nebūtų tiesioginės ir nesmūgio bangos, ar kaip? Jo, matai, pagrindinis dalykas, vėlgi, jeigu tai yra skeveldrinis užtaisas, jisai arba yra kombinuotas. Yra kumuliatyvas, kuris pramuša šarvą, tada įkrenta į vidų sprogmuo ir tada sprogsta skeveldrinis ir visą vidų ten arba detonuoja ir sudrasko. Tai labai paprastas, tas, žinai, visas aktyvuojasi viršui, visos skeveldros susilaksto viršui, ten kažkur vienoje vietoje pralenda tas kumuliatyvas arba net ir jisai neužtenka jam atstumo, kad pradegintų šarvą. Pavyzdžiui, Osvaldas, žinai Osvaldą, sužeistas buvo. Lietuvis. Sumuose, jisai irgi Kursko operacijoje dalyvavo. Taip, žinau. Jo. Tai jį išgelbėjo, realiai jo gyvybę išgelbėjo tai, kad ta mašina, kurią aš jam buvau atidavęs, ant stogo buvo tokia baisi stogo bagažinė. Mes ten tiesiog aš ją palikau, nenordžiau, kad mes ratus užmetėm. Nes važiavus paprastais ratais, purvinius uždėjom ant viršaus, paskui perėmėm ir aš galvoju, tegu būna ta bagažinė. Ten jinai visa tokia, žinai, sulankstyta. Tai visą laimę, kad atskrido dronas, kalė į stogo viršų ir jisai detonavo pataikęs į stogo bagažinę, kas yra 10 comų virš stogo. Tai kumuliatyvas nužudė ten jo Osvaldo, kur šalia žmogus sėdėjo, ta čiukšlė jį sudegino, bet pats sprogmuo, jisai sprogo virš mašinos. Ir visos tos keveldros jos viršų išsilakstė. Tai Osvaldu ten, koja ten jis sunkiai sužalo, ranka buvo sužalota, jisai ten vos išsikapsė, bet jisai gyvas liko. Jeigu nebūtų to stogo bagažinės, viskas tas būtų viduje įvykę, tai ten jau visiškas faršas būtų mašinoje. Tai tie visi narvai, jie veikia, jie labai gerai veikia. Nors atrodė pradžioje labai juokingai, ten, kai rusai ten vėlom dar ten apsiviniodavo
Tai čia iš esmės tiesiog atitolins smūgį patį nuo pačios priemonės. Jo, kad jisai detonuotų ne kontaktė, o jisai detonuoja ten pusmetris nuo mašinos ir kumuliatyvos rovė jau nebepasiekia, jis keveldrus įsilaksto. Tai dabar sekantis dronai bus, kurie tą kažkaip turi išmokti pramuštą, ar ten tie, ar svediniai, ar kažkas. Tai jo, žinai, tai viskas tos technologijos, viena pusė sugalvoja vieną dalyką, kita pusė kitą sugalvoja dalyką. Ten gitėjai sprogimo iniciatoriai, ten, tai, žinai, tie ūsai tokie, kur priekį mato su dronu, tai jie ten nuo kontakto. Yra kiti sprogimo iniciatoriai, kurie kumuliatyvą neša, jiems reikia, kad sprogimas vyktų ten, žinai, nedidelio atstumu nuo taikinio. Tai jie turi ten lazerinius arba tie, kaip jie vadinasi, kur delfinai, kur tą skleidžia, bendrai, holotai. Jo. Pamiršau, užkrito tą žodį. Ne ultragars, bet kaip jisai. Vien žodžiu, jie atstumą pasiskaičiuoja, atlieka ten toks nedidelis atstumas iki to. Paskui būna tokie, kur iniciatoriai gale būna įsidė. Vien žodžiu, ten sprogimo iniciatorių, čia gal aš nelabai stipru šito vietoje, nes ne mano tema, bet taip iš bendro supratimo. Man tai yra įdomu labai su termovizoriais, nes, ta prasme, paminimės, kai vieną kartą sėdėjom, mums teko garbė pasidėti naujam vilkė lietuviškam ir mane labai nustebino pats tų termovizorių. Mes važiuojam ir ten jie rodomi per tą ekranėlis, ten kažkas ten pašviečia, žinai. Kiškis buvo. Jo, ten kiškis ir jis, ten belia kaip, ten toli mes po to išlipom, ten net to miško net nesimato beveik. Ir jie, pasme, tai ar įmanoma, kaip žmogui reikia nuo tokio dalyko pasislėpti? Ir ar dronų tie patys irgi mato, tai tave taip pat lygiai. Taip, viskas labai priklauso nuo pačio termovizoriaus, nes termovizoriai yra labai skirtingi. Yra tie, tu gali AliExpress nusipirkti termovizorių, ten gal šokį, nežinau, $300, su kurio, per kambarį gal tu žmogų ir pamatysi. Bet yra tokie termovizoriai, kurie per mūro sieną mato, žinai, kiaurai užfiksuoja. Ir ten atstumas didelis, ta prasme. Nes jeigu jie sugebėjo įvertinti, kad čia yra kiškis, tai pažinai mes atsimenu. Nes jis matas, ausis matas, jo viskas matęs, visą formą. Kai išlipi laukantų, matai, kad tas miškas belia kaip, tipo, ten, žinai, nežinau, ten kiek ne kilometras, bet, gal. Tai viskas priklauso nuo dydžio. Kuo termovizorius jisai daugiau mato, to jisai didesnis. Jo tas matrica, žinai, didelė. Tai, pavyzdžiui, sraigtasparniuose, kur pasieniečių yra termovizoriai, aš irgi suskraidęs tos mūsų lietuviškus. Tai tenais irgi, ta prasme, skrendy žemė, jeigu jisai nusuktas, tai matosi, pelės visokios laksto, žinai, ten žvėreliai, visi tie matosi, ten, ta prasme, stirną pamatyti be problemų. O nuo termovizoriaus pasiliepta irgi, jeigu termovizorius yra geras, tai, praktiškai, žinok, nėra šansų. Ten, jeigu ant drono yra mažas, jisai lengvas, žinai, kad dronas neštų, tai yra ten tie visokie apsiaustai, kurie ten sulaiko kažkiek tai trumpą laiką, kol jisai sulaiko kūno šilumą, paskui jisai pats tas daiktas įkaista. Tai, žinai, kažkiek tai trumpai tu gali su juo. Į vandenį gali šokti, po vandeniu atšala viskas aplinkui kūnas. Bet žinai, jeigu šaltas vanduo. Ir plus temperatūrų skirtumas. Jeigu vasara 36 karščio ir tu su savo 36 kūno temperatūra eini, tai greičiausiai tavęs ir nematys termovizorius. Bet jeigu yra žiema ir laukia dabar, pavyzdžiui, ten -20, o tu eini su savo +36, tai 50 laipsnių skirtumas, tai tu ten niekur nepasislėpsi. Tai turi būti po kažkiek tai sienų ir sluoksnių, kad... Jo, pagrindinis dalykas tai yra termoizoliacija, jeigu yra... Tai irgi lygiai taip pat mes fronte būnam, kodėl negalim namuose pečių kurti. Nes jeigu pečių užsikūri, visas namas pašyla ir, žinai, skrenda dronas virš kaimo ir visas kaimas juoda, o vienas namas raudonai šviečia. Hebrat, jau kažkas. Kažkaip išsiduodam šiek tiek. Jo, biškai išsiduodam, tai mes negalim šildytis, tai šildomės tik tai po žemę, tose, kur po žeminiuose rūsiuose, tai tenais jau truputėlį pasišildom, taip kad plius minus būtų galima kentėti. O šiaip miegotai, jeigu į namą, tai viską ant savęs dėdėsi, miegmaišiai, bet namo negalima šildyti jokiais būdais. Okay, net nepagalvoju apie šitą. Šiaip. O tai kaip dabar, tai ten realiai kaip dabar yra Kijeve, tai kariai gyvena taip visą laiką, nerealiai, tokiam sąlygom. Jo. O, įspūdinga. Mūsų laikas jau eina į pabaigą, nenorim laikyti daugiau klausimų, šiaip visą laiką yra daug, labai įdomu klausyti, Šarai. Visų pirma, tai ačiū, ką darai. Aš dar turiu vieną klausimą. Kaip manai, jeigu mus pultų mažomis diversinėmis grupėmis dabar, nes ko gero yra toks scenarius, esi pats kalbėjęs, kaip mes su to tvarkytumėmės? Sunku būtų. Mažas diversinės grupės
apskritai, jeigu tu žinai, kad jos eis, o mūsų žvalgyba žinos, nu tai plius minus, nes yra radio žvalgyba, yra pasienio žvalgyba ir taip toliau. Nu tai jas dar galima išgaudyti, bet sunku. Bet aš matau didesnę grėsmę, tai ne diversinė, nu diversinės grupės yra didelė grėsmė, bet daug baisiau tai yra tai, ką mes turim jau viduje šalies. Tai reikia turėti omeny, kad mūsų sienos buvo ilgą laiką kiauros ir per tą sieną, žinai, jeigu čia taip cigaretės važiavo, tai lygiai taip pat galiu ir ginklai važiuoti su tais pačiais balionais ir visų kitų. O pas mus yra belė kiek tų prileista užsieniečių, kurių, nu, niekas jų nei patikrino, neturėjo mūsų valstybė galimybių sužinoti, kas ten. Garantuoju, kad ir lietuvių yra. Garantuoju, taip, lietuvių tikrai yra, mes tų tokių potencialių kolaborantų tikrai turim, net ir nereikia čia labai, žinai, smarkiai ieškoti, yra daug jų net ir viešų labai. Tvarkoj, tai norėjau dar kartą tavo nuomonę išgirsti šito klausimu, nes teko vieną intervą žiūrėti, kur įdomiai pasakoja apie šitą. Tai ačiū labai. Ačiū tau, jeigu kas nors norėtų padovanoti automobilį Ukrainą, tau reikėtų tiesiog rašyti. Jo, man per Facebooką, jeigu parašo, suderinsim, padarysim visus dokumentus ir bus perduotas automobilis. Ir ko dar gali žmonės prisidėti prie paramos? Mums visai, ką žiūri, pinigų reikia tam pačiam, žinau, automobilių remontui, nes dažniausiai mes gaunam tai, nu, tai automobiliai tokie, kad jie negali iš karto į frontą važiuoti, nu, ten kažką, žinai, bent tepalus pakeis, padangas naujas uždėti. Tai žiūri visai, ką reikia pinigų, kūrų išvežimui, nu, ir aišku, dar reikia pirkti daiktų. Tai mano Facebooko paskyroje viršų ten, kur yra galva, yra rekvizitai fondo surašyti, tai labai laukiami pinigai, labai reikia. Gerai, ačiū labai ir iki, sėkmės. Iki viso.